Aišku, gal šiek tiek turiu su ryšiu tam tikrą, kaip sakant, sprendimą, nes aplinkos ministerija prašė dalyvauti nuotoliu, tai todėl ir susitikimo vieta buvo pakeista iš kultūros namų į savivaldybės salę su meru sutarus. Tai kas užkalbėsit, uždavinėsit klausimus, jeigu galit, gal prie šito mikrofono prieiti. Veikia ar ne? Veikia. O girdės? Kita pusė. Girdės. Girdės. Situacija iš tikrųjų turbūt visi žinot, vienybės skaitė skelbimą sausio 12, savivaldybės puslapį yra patalpinta dėl planuojama statyti vandenilio betonolio gamyklos. Pas mus Akmenės rajone yra numatoma netgi 2 vietos, tai būtų Papilės seniūnija ir Akmenės prie cemento gamyklos. Sulaukiau labai daug skambučių žmonių iš iniciatyvinių grupių. Man taip pat kilo labai daug klausimų, kas bus daroma, ką planuojama daryti, kokia poveikis koks bus ir kokios pasekmės gali būti. Situacija, aišku, šiandien tapo dar įdomesnė, kiek teko domėtis, kiek teko klausti organizatorių, konsultantų, kurie derinimo planus veda viską. Tai dėja, bet atsakymų nepavyko gauti, klausimų buvo daugiau negu atsakymų. Ir situacija dabar atsitiko tokia, kai buvo Žemaitijoje surinktas susitikimas, nes jie Darbėnuose taip pat planuoja panašią gamyklą statyti. Tai Darbėnuose jiem nepavykus įtikinti bendruomenės tos gamyklos, nauda, saugumu ir kitais dalykais. Šiai dienai konsultantai čia atsisakė važiuoti. Ir galiu pasakyti, kokį atsakymą atsiuntė. Suprantame visuomenės susirūpinimą dėl planuojamas veiklos, tačiau konsultantų nuomonė šiuo metu netikslinga susitikti su bendruomenė. Gavom nuomonę konsultų iš tos įmonės, kuris derina visas procedūras. Labai liūdna, cemento gamykla taip pat atrašė, kad negalės dalyvauti tame susitikime. Aišku, jie šiek tiek kitokį savo, ką atsakė. Suprantame šio klausimo svarbą, pažyminę, kad Akmenės cementas svarstytų minėtai gamyklai perduoti bendrovei priklausančius nenaudojamus pastatus, tik atlikus PAV ir nenustačius projektų neigiamą poveikio aplinkai vertinimą. Tai iš gamyklos, cemento gamyklos taip pat neturėsim atstovų, kurie atsakytų, ką planuojame daryti ir ką. Šiek tiek pasidomėjus man pačiam, kadangi teko domėtis dėl geležinkelio, kuris yra buvusio ESO teritorija, žmonės kreipėsi, kad perėja būtų padaryta, nes negyvena kitoj pusėje žmonės, būtent tą vietą, kur statys. Tai jau prieš kelis metus išgirdau, kad ten yra planuojama tam tikrą gamybą, tam tikrą statybą ir tos perėjos ten gyventojams nebus. Tai vadinasi, tas pasiruošimas šiek tiek yra iš anksčiau darytas. Pavyzdys, Darbėnų pavyzdys irgi aiškinau su žmonėm, kurie buvo susitikime, kurie aiškino tą situaciją, kokia ten yra. Tai Darbėnuose jau 21 metais buvo savivaldybės bendruose planuose ta teritorija pažymėta, kaip sakant, pakeista paskirtis, kaip gamyklos statybom ir kitiems dalykam. Tai, kaip sakant, tie procesai eina iš anksčiau, bet labai gaila, kad mes sužinome tik vėliau viską, kas vyksta. Ir turbūt šiai dienai, ką mes galim, aš jau matydamas, kad jie nesutiks atvažiuoti pristatyti, ką jie planuoja daryti. Aišku, techniškai tai jie sako, kad palaukime poveikio aplinkai vertinimo. Kai ta vertinimas bus atliktas, tada kalbės, bet turbūt šiai dienai mums ne vien svarbiausia, koks bus tas poveikio aplinkai vertinimas, kaip jis baigsis, bet atsakyti paprasčiausius klausimus. Na, pavyzdys, iš kur bus imamas vanduo, kas bus su atliekom, kas bus su avarijom vykstančiom tokiuose gamyklose, visumoje, kaip tas procesas bus valdomas ir kas daromas. Ir aišku, mūsų iš kitos pusės aš pradėjau domėtis, vis tiek investuotojai dažnai sako, kad tai bus mokesčiai valstybei, mokesčiai savivaldybei, kaip sakant, kiti dalykai, kokie argumentai dažniausiai naudojami. Tai šiai dienai pasidomėjau, kaip yra pakeisti mokestiniai dalykai. Anksčiau buvo stambia investicija reikalavimo 150 darbuotojų, ne mažiau, tik tada gali gauti, kaip sakant, pelno mokesčių lengvatas ir kitas lengvatas. Tos lengvatos galioja 20 metų. Jeigu anksčiau galiodavo tik LES teritorijose, dabar galima bet kur Lietuvoje statyti gamyklą, investuojant daugiau kaip 20 milijonų. Tai nesenai buvo pakeistas tas įstatymas dabartinės vyriausybės, tai darbuotojų skaičiaus reikalavimų nebeliko. Tai, kaip sakant, dabar gali dirbti ir 5 darbuotojai, ar 6, ar 10. Jie tas mokestinės lengvatas vis tiek gaus. Tai buvo pakeista. Ką savivaldybė galėtų iš to gauti, savivaldybė turbūt tik nekilnojamo turto mokestis, kas eina savivaldybei,
Bet aišku, labai gaila, kad labai daug turim karčių pamokų su vėjo jėgainėm. Šiai dienai registrų centrą užklausiau, kiek Akmenėje yra vėjo jėgainių. Akmenėje yra tik 4 vėjo jėgainės. Nežinau, skaičiuoti, aišku, mokam yra daugiau, bet registrų centrai yra neregistruotas kitos jėgainės tam, kad nereikėtų mokėti nekilnojamo turto mokesčio. Tai tos 4 vėjo jėgainės bendra jų vertė mokestinė 1,5 milijono. Kaip sakant, viena jėgainė apie 300 000, 350 tūkstančių, nors puikiai žinom, kad reali statybų vertė yra 5-6 milijonų. Tai va situacija, dėja, bet, kaip sakant, investuotojas sugeba pasinaudoti tam tikromis spragomis, kad tą mokestinę vertę jie realiai užregistruoja pamatus, galima sakyti. Tik pamatus jėgainės neregistruoja ir to mokesčio dėja, bet nepavyks to surinkti, ką planuoja. Tai tokia situacija ši gamykla, turbūt ši gamykla atsitiks taip pat, nes ten pagrinde bus įrenginiai, pastatų ten nebus daug įrenginiai, tai greičiausiai taip pat bus registruota, kaip sakant, pamatai kaip su vėjo jėgainėm, bus pamatai registruoti ir nuo to bus nekilnojamo turto mokestis. Bet turbūt mums yra svarbiausiai, kas bus. Kaip sakant, kiek tokių gamyklų yra, kaip jos veikia, kaip jos dirba ir kiek dažnai jose būna avarijų. Norvegijos pavyzdys, tos avarijos yra dažnos. Dabar situacija, ar yra tokia gamykla, kaip sakant, jau nežinau, pastatyta, veikianti, dirbanti, ką čia planuoja, tai jeigu būtų atstovai galėtų pasakyti, ar yra tokia. Ir dabar turbūt, kadangi šiandien aš kiek matau, kad atsakymą šiandien negausim, nebus realiai net ko paklausti, tas požiūris, aišku, labai stebina, bet kiek žinau, kad jie planuoja kovo ar 1 ar 2 dieną, kovo pradžioje, man atrodo. Kovo 1. Kovo 1 planuoja. Tai kovo 1 planuoja tokį kaip ir susitikimą ir tada bandys kažką atsakyti klausimus. Bet taip žiūrint visas poveikio aplinką, vertinas visas tas procedūras, dėja man pačiam teko labai karčiai susidurti su vėjo jėgainių poveikio aplinką vertinimu. Kai kurias vertinimus teko stabdyti per ministeriją, nes bandė apeiti, sakykim, tam tikrus reikalavimus, kad greičiau būtų procedūros praeiti, dėja realybė yra tokia. Kaip šiuo metu atsitiks, kas bus, kaip bus tas poveikio aplinkai vertinimas, tai irgi galutinio atsakymų neturim, bet yra tikras klausimas, ar Lietuvoje yra tiek specialistų, kurie galėtų įvertinti tokias gamyklas, tokio tipo gamyklas. Nes jų realiai tų gamyklų visumoje yra mažai. Su kom dar susidūrėm, tai turbūt Korbių bendruomenė su kuo susidūrė, kai atėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo dendrologas pristatinėti, kad paukščiam jokio poveikio nebus. Ir kai bendruomenė uždavė klausimą, ar jūs kada nors esat neigiamą išvadą parašęs, kad bus vis dėlto. Tai jo atsakymas buvo toks, jeigu parašyčiau neigiamą, manęs nebesamdytų. Dėja. Dėja, čia Lietuva tokia realybė. Bet dabar aš nežinau, turbūt, kadangi papuolėm į tokią situaciją, gal Vitalijus galėtų šiek tiek pristatyti, vis tiek, kaip sakant, gal jis daugiau kažką žino, kokia tai yra situacija. Ir tada turbūt prašyčiau aplinkos ministerijos, kad jie pristatytų visas procedūras. Kaip sakant, kokios turi būti atliktos procedūros, kaip sakant, kokie yra galimybė bendruomenės, tas procedūros neprieštarauti ar kažką, ir ką mes galim padaryti, kaip gautos atsakymus, kaip sakant, ar bendrausim su tom įstaigom, kaip sakant, įmonėm tik raštu. Nes aišku, paraštais pasislėpti yra lengviausiai, nors liūdniausia yra tai, kad visom tom įmonėm buvo suteikta galimybė nuotoliu prisijungti. Dabar galėjo kiekviena įmonė, kiekvienos įmonės atstovas, dabar galėjo prisijungti nuotoliu, jeigu laiko neturėjo kažką ir galėjo atsakyti klausimus. Bet jie pasirinko kitą kelią. Tai prašau. Taigi, labas vakaras. Iš tikro, sakykime, matom tokį susirūpinimą, gal kuris labiau iškylo susijusi su jau diskusijomis, kurios buvo Darbėnuose. Pas mus, sakykime, pačius atėjo informacija, kada pamatėm skelbimą apie organizuojamą poveikio aplinkoje ataskaitos tam tikram sklype, kuris šiai dienai yra išnuomotas Akmenės cementui. Aišku, natūralu, kad susisiekėm su Akmenės cemento vadovybė, jie irgi pasakė, kad tai nėra jų projektas. Ir, sakykime, šiandieniniam dalyvavime, kviečiant, kodėl nedalyvauja, buvo atsakymas, kad tiesiog po kol kas nieko negalim pasakyti. Ta prasme, neturim nei skaičių, nei dar kažko. Tai klausimas, sakykime, iš tikrųjų mūsų savivaldybės komanda stipriai padirbėjo čia per kelias dienas, surenkant pilną informaciją apie tą pačią danišką Energy European kompaniją, ar tai kokią dydžio kompaniją, kokius projektus vykdo.
tai yra siejama su žaliomis technologijomis kompanija. Kalbama, Seimo narys minėjo, kad nėra ne vienos pastatytos, bet sako, Norvegijoje dega. Tai klausimas, kas Norvegijoje dega. Tai iš tikrųjų pasidomėjome apie šitą norvegišką gamyklą, jinai pastatyta 80 metais. Tai yra tiesiog vandenilio gamykla, sena gamykla, gaminti vandenilį. Ir, sakykime, šiandien bioetanolis gaminamas daugelį įvairiais kitais procesais. Tai savivaldybės pozicija irgi šiandien pasakyti už ar prieš mes negalim, todėl kad mes nežinom atsakymą į tos klausimus, kuriuos mes irgi esam parengę. Kiekiai vandens, iš kur vandens, kai kas čia pasakė, nu tai čia žinote, valys mūsų valymo įrengimai. Sakau, pala. Valymo įrengimai yra pastatyti buitinių nuotekų valymo įrengimai. Tai natūralu, kad tokiai gamybai įmonė turi statyti savo valymo įrengimus, kai šiandien yra pasistatęs Eternitas, akmenės cementas, sakykime. Tai šitam procese, aišku, turėtų matytis, kad jie statys. Kitas dalykas, tarša, technologinė. Tai galiu pasakyti, savivaldybės pozicija visada buvo ir bus, kad arti miesto negali atsirasti įmonių su taršiais išmetimais. Praeitą savaitę buvo atvykę investuotojai iš Ukrainos, kurie norėjo naujoje išvalytoje teritorijoje, šalia savo buvusio mūsų senojo gelžbetonio, statyti asfalto gamyklą. Mes pasakėm kategoriškai ne. Nu, neleisim mes šalia miesto statyti, žinant, kas yra asfaltas, to labiau, kad tu vertini visą situaciją. Kuršėnuose ką tik pastatyta visiškai nauja moderni asfalto gamybos įmonė ir klausimas, kas ir kam reikalinga. Tai čia mes buvom apkaltinti, kad akmeniai kiti įstatymai galioja, kodėl čia Lietuvos įstatymai negalioja, nes pagal higienos normas, jie ten 300 metrų nuo pastato, viskas atitinka. Bet dėja, aš sakau, ne visada, kas teisėta, būna teisinga. Saldainių fabrikas gerai. Karvidė, manau, nebus gerai, nors teisėtai. Tai iš to labiau asfalto gamykla. Šiuo atveju aš nemanau, kad jie turėtų praeiti poveikį aplinkai, nes labai arti yra ir daugiabučiai. Žinote, reibučių ir gyvenamieji pastatai, sakykime, tai mes pasidomėjom, dabar, man atrodo, yra sanitarinė zona galimai susijusi su sprogimo įmonėm minimum 500 metrų, kas ko gero neatitiks ir bus kaip vertinama neigiamai. Ar galimas alternatyvas sakyti, kad ne? Aš manyčiau, diskusijos turi būti su visais investuotojais, bet kaip ir sakau, turim žinoti į visus atsakymus klausimus. Viena iš galimų alternatyvų ir mūsų siūlymas kurtis šiauriniai Lezo daly, tai yra pietiniai, atsiprašau, ten yra dar laisvų plotų, bet vėlgi aiškinantis, ko reikia įmoniai, tai jeigu šiandien manęs paklaustų, ar jie kursis pajūriai ar akmeniai, tai 70% pajūriai. Nes vėlgi Energy Europa dalyvauja šiai dienai paskelbtam jūros elektros gamybos parke. Jiem reikia 1,2 tero elektros energijos. Tai čia maždaug 50, man atrodo, jeigu nedaugiau vėjo jėgainių. Iš kur tiek elektros, nes jeigu tu savo elektrą negaminsi, tokia gamyba neapsimoka. Kokia nauda, jeigu, sakykime, ateityje galėtų būti iš įmonės, aišku, tai yra didžiulis šilumos perteklius, sakykime, ką ir mes randame jų angliškam Energy Europa puslapį Danijos kompanijai. Šiandien tokia gamykla viena veikia Danijoje, birželį jinai pasileidžia, tai nemokamas šilumos tiekimas miestui, nes tiesiog yra perteklius šilumos. Kitas dalykas, akmeniai ir, sakykime, valdžia. Aš buvau šiemet Vengrijoje, kai girdėjote, daug buvo klausimų apie dešrelių fabriką. Tai iš tikrųjų tai būtų ne dešrelių, tai irgi biometano gamyklą turėjo statytis, kuri tiektų tiesiai Amber Gridą vamzdį. Mes buvom nuvykę mūsų komandą į Vengriją pasižiūrėti, kaip ta įmonė atrodo, kuris stovi ant Dujonajaus kranto. Ir su investuotojais kalbėjom, kaip jie dirbo, kur juokaujant, ko gero tektų ir šitą įmonę taip atlikti. Tai sakė, mes, kai norėjome Vengrijoje statyti, mes į Ameriką vežėm, nes ten pastatyta tokia tipo gamykla, kunigą, mokytoją, autoritetingą gydytoją ir bendruomenės lyderius, kad parodyti, kaip ta įmonė iš tikrųjų atrodo ir tada duoti visus atsakymus. Tai šiuo atveju, jeigu birželį iš tikrųjų atidarys, o jie
tokia tipo gamykla tik pirma Europoje atsiranda birželio mėnesį pačioj Danijoje, tai neabejotina, jeigu vystytus toliau šitas projektas ir vystytus pietiniai Lezo daly, mes tikrai, sakiau, organizuotume kažkokią bendrą išvyką, pasižiūrėti ir įsitikinti vis dėlto, kas tai yra per įmonė ir kokia tai pramonė. Kodėl cementas šiek tiek įdomu? Tai cementas iš tikrųjų pats darys didžiulės investicijas. Jeigu žinote, pagal emisijos CO2 išmetimo 30 metais visos Lietuvoje įmonės turi susimažinti iki 50% taip vadinamą CO2 išmetimą, 50 nulinė emisija. Cementas planuoja investuoti maždaug 500 milijardo, tai yra 500 milijonų, taip vadinamą dekarbonizatorių, surenkant CO2 ir įskystinant iki minus 26 laipsnių. Europoje nėra kur padėti šito skysčio. Šiai dienai jisai laidojamas Šiaurės jūroje, todėl yra, žinau, sukurtas bendras koncernas su Klaipėdos uostu, Klaipėdos nafta ir cementas, kurį irgi vystė bendrą projektą dėl galimybės toliau, sakykime, padėti CO2. CO2 cementas pagamins maždaug 800 000 tonų. Šitai gamyklai žaliavos CO2 kaip tokios, iš kurios galėtų gaminti vadinamą vandenilį ir bioetanolį, jiem reikia maždaug 150-200 tonų. Ta prasme, jie nori statyti gamyklą arčiau žaliavų, kurios galėtų teikti cementui. Čia tik ir tėra cemento interesas. Tikrai nėra čia cemento bendras projektas. Kai girdim apie sprogimus, aš nemanau, kad valdant vokiečių kompanijai prisimti riziką, pastatyti šalia savęs kažkokią bombą, kuri išneštų akmenės cementą, tikrai niekas neleis. Ta prasme, tai kur tie kalbamos apie sprogimus, aš manau, čia yra perdirbtas. Bet sakau, kadangi procesas tik prasidėjęs, aišku, natūralu, kad mes susirūpinę ir gerai, kad susirūpinę, kaip teisingai Seimo nariai sakė, kad nebūtų post factum ir, kaip sakyti, traukinys pradėjęs važiuoti. Aišku, vienas dalykas, tarp kitko, ką ir minėjo, kad jiem palengvino neįkūrimo darbo vietų, bet yra dar geras dalykas, kad poveikia aplinką ataskaitą gali atmesti taryba visada, jeigu tai nėra įmonė. Nepritarti šitai ataskaitai ir jinai gali būti atmetama, nes žinote, kada buvo Kėdainiuose irgi kažkoks konfliktas, kai norėjo pastatyti sodos gamyklą Lezo Kėdainiuose, taryba irgi atmetė, tai taip pat žinau, kad pakeitė įstatymą, kad jeigu Leze kūrėsi įmonė, dėja, va čia taryba neturi veto teisę poveikio aplinkai, bet ten matyti dėl kitų interesų buvo, dėl tam tikros konkurencijos ir panašiai. Šiuo atveju taryba visada turės kozerį galimybę atmesti, sakykime, jeigu mes matome, kad tai netitinka gyventojų interesų, o interesas tarp investicijų ir gyventojų kokybės gyvenimo, kaip aš sakau, irgi turi būti tam tikras balansas. Mes negalim aukoti savo gyvenimo kokybės dėl belio kokių investicijų. Iš tikrųjų, atėjo laikas toks įdomus Akmenėj, kaip ir aš sakau, kad ir dėl asfalto gamyklos, ten turėjo būti apie 5-6 milijonus ir apie irgi 15 darbo vietų, tai mes mandagiai paprašėm, jeigu nesikūrėt vėlgi prie Minčių teritorijos, tai dėja, bet tikrai mes čia nepritarėm. Aišku, gerai, kad Lezas nespėjo pasirašyti su jais sutartį žemės nuomos. Tai dabar žinau, skambino Biržų meras, klausė manęs, kodėl tu jų nepriėmei, nes jie pas mus atvažiuoja. Nu tai tu sakau, priimk ten, jeigu toli nuo miesto. Tai va, tai šiandien kažko klausti ir išgirsti atsakymų mes praktiškai neturime, jeigu turit klausimų, kas liečia iš savivaldybės, sakykime, ar poveikia aplinko procedūrų, ar kažką ministerija, tai mes galime iš savo pusės atsakyti, bet yra tai susiję kas su pačiom procedūrom ir kaip tai vyksta. Ar tai blogai ar gerai, tai iš tikrųjų žinau, kad jie kovo 1 liktai yra užsisakę salę kultūros namuose ir žada atvykti patys. Dėja, prašau pakeisti datą, nes kovo 1 jau turėjau vos ne prieš porą mėnesių su mūsų savivaldybės vadovybė didžiulę konferenciją švietimo klausimais Kaune, ten, kur žino ir Valius, ten ir Seimas, tokia labai rimta konferencija, nes su švietimo truputį irgi nesąmonė, kai išgirdau, kad savivaldybės kompensuoja korepetitoriam pinigus, kad mokytų vaikus. Tai sakau, čia labai geras biznis, mokyti blogai, kad gautų paskui pinigus. Tai šiuo atveju prašysim, kad keistų datą, ta data bus paviešinta ir manau visi susitiksim ir galėsim užduoti tiesiogiai klausimus. Tuo metu mes dar parinksim daugiau medžiagos
apie pačią kompaniją, apie procesus, apie technologijas, apie išmetimą. Ta prasme, tikrai turime žinoti visus atsakymus. Bet pasakyti šiandien, mes kategoriškai prieš, nežinodami dėl ko, kažkaip sakau, šiandien praktiškai vos ne kas antrą dieną nukrenta lėktuvai. Bet mes vis tiek su jais skraidom. Tai sakyti, žiūrėkit, neskraidykit, nes krenta lėktuvai. Tai čia taip irgi pasakyti, kad šiuolaikiškom technologijom atėjusiam, apie kurias mes patys neišmanom, iš karto sakyti, ne, tikrai mes prieš. Tiesiog reikia kalbėtis, išgirsti atsakymus, o kokios alternatyvos ir ką gali pasiūlyti savivaldybė, tai tikrai mes irgi esame pasiruošę. Tai, mano, toksai gali būti komentaras. Dėkui, merė. Gal tada aplinkos ministerijos paprašysiu prisijungti, yra turbūt. Aplinkos ministerija. Taip, mes vis girdime gerai. Jūs girdite mus? Taip, girdžiu. Tai žiūrėkit, mes gal norėtumėt, kad jūs paaiškinumėt visas procedūras šiuo metu, kokias jos vyksta. Ir pagrindinis yra klausimas, kaip sakant, kaip tam posakį, kas moka pinigus, tas muziką užsako. Tai kas užsakinės tą muziką šiam visam vertinime, kaip sakant, ir kiek čia yra galimybių bendruomenės tam procese sudalyvauti, savivaldybės, kaip sakant, kuriuose vietose mes turime savo galimybę, matydami, kad yra blogai, arba, pavyzdys, kaip šiandien diena, kai atsisakoma atsakyti į klausimus, tą procedūrą stabdyti ir gauti atsakymus. Jeigu galima, visą. Kaip sakant, procesą ir po to prie klausimų. Esu Beata Vilimaitė Šilaulytė, dirbu aplinkos ministerijoje, taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja ir mano kuravimo klausimai yra poveikio aplinkai vertinimas, vienas iš kuravimo klausimų. Tai apgailestauju, kad negalėjau atvykti gyvai, bet šiuolaikinės technologijos vis tiek leidžia man dalyvauti šitam susitikime ir smagu matyti, kad susirinkote ir kad domitės. Tai tuomet aš galbūt tiesiog, kad tai būtų vizualiai patogiau, tuoj pasidalinsiu skaidrėmis. Man neleidžia dalintis. Pakartokit, tuoj Dabar jau leidžia. Jau leidžia. Dabar jau leidžia. Gerai. Ar matote skaidrės? Jau matom. Gerai. Tai kaip ir minėjo gerbiamas ponas Valius, tai noriu pristatyti, tai yra kas tas poveikio aplinkai vertinimas ir kokios tos yra visuomenės teisės šiame procese. Ir kai kurie dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, iš karto yra pritaikyti prie konkrečios veiklos, tai yra prie vandenilio ir metanolio gamyklos. Tiesiog, nes tam tikri niuansai gali skirti skirtingoms veikloms, tai iš karto pritaikiau būtent šiai veiklai. Tai pirmas yra dalykas, tai turėčiau ką pasakyti, kad poveikio aplinkai vertinimas tai yra sudėtinė ūkinės veiklos planavimo dalis. Ir jo tikslas tai yra sutarti. Tai yra abipusiu sutarimu nustatyti, kurioje vietoje ir kokiomis sąlygomis galėtų būti vykdoma planuojama ūkinė veikla. Ir nors poveikio aplinkai vertinimas tai yra ta pati pirmoji aplinkosauginė ir prevencinė priemonė, bet visada mes raginam veiklos vykdytojus ir jų nusisamdytus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjus kuo anksčiau pradėti bendrauti su visuomenė, tai yra nelaukiant netgi tai, kas yra privaloma pagal įstatymą, ir tai, ką šiandien pristatysiu. Ir labai svarbu tai yra tai paminėti, kad ne visom veiklom reikalingas poveikio aplinkai vertinimas, bet kadangi mes šiandien kalbam apie organinių ir neorganinių cheminių medžiagų pramoninę gamybą, tai tokiai veiklai privalomas poveikio aplinkai vertinimas be jokio ribinio dydžio, tai yra bet kokia pramoninė gamyba, arba kitaip sakant, ne savo asmens reikmėm, o komerciniam reikmėm, jau yra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Ir kas labai yra svarbu, tai yra tas dialogas ir kalbėjimas tarpusavy ir supratimas vienas kito, tam, kad nebūtų kaip šitam, tiesiog vizualiai norėjau parodyti paveikslėlį, kai kartais tas pats daiktas mums atrodo visiškai skirtingas, nes mes žiūrime kitomis akimis, iš kitos pusės. Tai ir tas visas tikslas yra to proceso irgi bendrauti, sutarti ir rasti priimtiniausią sprendimą. Kaip labai gerai meras pasakė, tai nereikia iš karto drausti veiklos, Atsiprašau, skaidrės nesikeičia. Atitikti interesus visuomenės ir tos savivaldybės bendruomenės, kurioje planuojama interesus. Kur yra vieta poveikio aplinkai vertinimo? Atsiprašom, labai girdit mus? Atsiprašom, ar girdit mus? Jūsų skaidrės nejuda, žinokit.
Aha. Va dabar pasikeitė jo. Dabar 4 skaidrę matom. Gerai. Bet matot pilnam ekrane? O prieš tai nematėt skaidrės, šitos nematėt? Nematėm. Va dabar jo. Šitos nematėm. Jo, tik tai jeigu aš pilnu padarau dalinimąsi, dabar matot. Nes tiesiog keistai... Nu, gal aš tada darau geriau mažesnį, bet kad jūs matytumėte. Tai va, tai tiesiog tas jo paveiksliukas, kadangi minėjau, kad tiesiog suprastumėt, ką kalbėjau. Ir tuomet žaliai pažymėjau būtent aplinkosauginius procesus, o mėlynai yra kitus. Tai nuo ko aš pradedu, tai kai aš sumanau vykdyti ūkinę veiklą, tai visų pirma aš atlieku poveikio aplinkai vertinimą. Jeigu aš atlikau poveikio aplinkai vertinimą ir gavau, taip sakykime, buitiškai teigiamą sprendimą, tuomet aš galiu kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir toliau aš galiu statyti statinį. Tuomet ateina kita procedūra, irgi taikoma šiai konkrečiai veiklai, tai yra cheminių medžiagų gamyba. Tai dar reikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Aš šiandien apie jį plačiau nepasakosiu, bet jame taip pat yra visuomenės teisė dalyvauti tam procese ir teikti savo pasiūlymus ir pastabas. Tuomet yra dar irgi tokia ganėtinai nesena procedūra nuo 21 metų, tai yra patikrinimas prieš ūkinės veiklos pradžią, kuomet institucijos atvažiuoja ir patikrina, ar įgyvendinta tai, kas turi būti įgyvendinama iki ūkinės veiklos pradžios ir dėl ko buvo susitarta per poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir išduodant leidimą. Ar atitinka tas sąlygas, ar įdiegtos reikalingos priemonės ir ar tikrai ta veikla bus vykdoma saugiai. Ir iki šiol tą patikrinimą darydavo aplinkos apsaugos agentūra kartu su visuomenės sveikatos centru. Nuo gegužės mėnesio šiose procedūrose taip pat dalyvaus priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Tuomet jau atlikę šias procedūras, ūkinės veiklos vykdytojas gali pradėti vykdyti ūkinę veiklą ir toliau seka ūkinės veiklos aplinkos monitoringas. Tai yra dar viena aplinkosauginė nuolatinė priemonė, kur kiekvienais metais ūkinės veiklos vykdytojas turi pasitikrinti. Ir vis dėlto, kokia jo tarša, kokį jis daro poveikį aplinkai ir vėlgi ar tai atitinka tai, ką jis buvo nusimatęs ir ką buvo įsipareigojęs. Ir jeigu netitinka, jis turi imtis tam tikrų priemonių. Tai jeigu taip trumpai apie tai, kas yra poveikio aplinkai vertinimas ir kada jis atliekamas. Toliau perimkim prie paties poveikio aplinkai vertinimo proceso. Tai šiek tiek paanalizuokime, iš ko jis susideda. Tai yra pirmo žingsnio, tai yra 2 alternatyvos, tai yra PAS programos derinimas ir patvirtinimas arba pranešimas apie PAS pradžią. Tai šiuo konkrečiu atveju veiklos vykdytojas ir PAS dokumentų rengėjas pasirinko pranešimą apie PAS pradžią. Tai yra buvo paskelbta aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje, galimai savivaldybė gavo tą informaciją apie tai, kad planuoja vykdyti ir gavote tą trumpą informaciją, apie kurią buvo kalbama, tai nėra detali, kadangi pranešimo apie PAS pradžią yra tokie reikalavimai. Tuomet prasideda PAS ataskaitos rengimas. Parengus ataskaitą yra visuomenė supažindinama su PAS ataskaita. Pabaigus supažindinimo procedūras yra derinama ataskaita su PAS subjektais ir tuomet jau suderinus su PAS subjektais ir gavus iš jų išvadas yra teikiama aplinkos apsaugos agentūrai, kuri ir priima sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo. Ir dar noriu atkreipti dėmesio, kad yra toks lygiagretus procesas, kaip tarp valstybinio poveikio aplinkai vertinimas, kuris nėra atliekamas visom veiklom, bet šiuo atveju, kadangi planuojama veikla šiek tiek tik tai daugiau negu 7 km nuo Latvijos sienos, vadovaujantis ESPO konvencija, tai yra tarptautinis susitarimas dėl tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo, pasikreipus aplinkos apsaugos agentūrai aplinkos ministerija pateikė išvadą, kad šiuo atveju šiai veiklai yra privaloma atlikti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą. Tai vadinasi, ne tik Lietuvos visuomeniai, bet ir Latvijos visuomeniai bus suteikta teisė pasistatyti ir dalyvauti ir taip pat Latvijos institucijos. Tai dabar, jeigu mes grįžtumėm apie tą, ką aš kalbėjau, abipusis susitarimas, čia mes matome daug veikėjų, matome 6 langelius su skirtingais veikėjais, į kai kuriuos tų langelių patenka ir daugiau, ne vienas veikėjas, bet kodėl sakiau abipusis,
Tai čia tiesiog galima matyti, kas vienoje pusėje mes turim planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir PAP dokumentų rengėjų. Tai šiuo atveju vienas dalyvis nori vykdyti veiklą, kitas dalyvis padeda jam atlikti tam tikras procedūras, ar neparengti dokumentus, kad jis galėtų vykdyti tą veiklą. O kitoj pusėje mes turim PAP subjektus, turime atsakingą instituciją, visuomenę ir savivaldybės tarybą. Šiek tiek vėliau paaiškinsiu, kodėl savivaldybės taryba išskirta kitokia spalva. Nors jau truputį meras užsiminė apie tą veto teisę, bet šiek tiek vėliau apie tai detaliau papasakos. Na ir kas tie PAP subjektai? Tai yra, kas dalyvauja kitoj pusėje, kur yra ir visuomenė, kas kvestionuoja veiklą, kas kvestionuoja dokumentus. Tai yra savivaldybės meras arba jo įgaliotas administracijos direktorius, nacionalinis visuomenės sveikatos centras, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kultūros paveldo departamentas ir tam tikrais atvejais, kai tai yra susijęs su poveikiu Natura 2000 teritorijoms, saugomom rūšim arba kraštovaizdžiu, tuomet dalyvauja ir valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Atsakingo institucija yra aplinkos apsaugos agentūra, jai yra galiojusi būti atsakinga institucija vyriausybė. Na, visuomenė, tai bet kuris visuomenės atstovas, taip pat organizacijos įvairios, bet tik tai nevalstybinės ir nesavivaldybių institucijos, kurios mano, kad ta veikla gali paveikti jų interesus. Tai jeigu yra tas galimybė, kad paveiktų interesus, jie tampa suinteresuotai visuomenė. Tuomet, tai dalyviai dabar jau aiškus, tuomet trumpai apžvelgsiu, tai vis dėlto kokios yra visuomenės teisės, kada visuomenė gali pasisakyti ir iš kur ta teisė atsiranda ir kas būna pasisakęs. Tai visų pirma, teisė atsiranda visuomeniai iš tarptautinės teisės. Tai yra Orhuso konvencija, kuri nustato visuomenės teisės. Ir jinai sako, kad jos tikslas yra, kad žmonės gyventų sveikoj ir jų gerovai palankioje aplinkoje. Ir jiems už tai yra užtikrinama teisė gauti apie aplinką informaciją, yra užtikrinama teisė dalyvauti priimant aplinkosauginius sprendimus ir taip pat yra teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimus. Ir šitos nuostatos yra perkeliamos, kadangi Orhuso konvencija yra plačiau negu ES teisė, tai šitos visos teisės pereina ir europinė teisė ir be abejo pereina ir Lietuvos nacionalinė teisė. Tai pakalbėkime apie pirmąjį etapą. Tai kaip jau ir minėjau, šiame konkrečiame projekte tai buvo pranešimas apie PAP pradžią. Ir paskelbus šį pranešimą visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl pradėto PAP aplinkos apsaugos agentūrai per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Šiek tiek įdėjau ir informaciją apie PAP programą, bet šiuo atveju nebuvo rengiama, tai šiam konkrečiam atveju neaktualu, bet kadangi planuoju pasidalinti su jumis skaidrėmis, tai gal tiesiog praverstų ir jeigu būtų kažkokios kitos veiklos ir tas būtų irgi aktualu turėti informaciją apie visuomenės teisės. Tai visuomenė irgi gali lygiai taip pat teikti pasiūlymus, paskelbus PAP programą irgi per 10 darbo dienų. Tuomet, kaip jau ir minėjau, tas svarbiausias turbūt dokumentas ir kuriame jau turi atsiskleisti visa apimtis veiklos, kurioje turi būti aiškiai išnagrinėta aplinkos būklė, įvertinama, kaip planuojama veikla paveiks tą būklę ir numatyti priemonės, kad tas poveikis būtų kuo mažesnis, tai yra poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos etape yra keli kartai, taip sakykime, kai visuomenė gali dalyvauti. Tai visų pirma, kai bus parengta PAP ataskaita, tai PAP dokumentų rengėjas turės ją paviešinti ir turės organizuoti viešą visuomenės supažindinimą. Viešas visuomenės supažindinimas privalomas hibridiniu būdu, tai yra turi vykti ir gyvai, ir nuotoliniu būdu, kad būtų sudaroma galimybė visom visuomenės grupėm dalyvauti jo patogiu būdu. Kažkas galės ateiti gyvai, galbūt jam taip yra patogiau, kažkas galbūt norės prisijungti nuotoliu. Ir tas viešas visuomenės supažindinimas negali būti organizuojamas anksčiau negu po 20 darbo dienų nuo ataskaitos paskelbimo. Tai yra 20 darbo dienų yra skiriama tam, kad visuomenė galėtų susipažinti su ataskaita ir pasiruošti tam susitikimui. Taip pat čia norėčiau paminėti, kad ataskaitos sudėtinė dalis yra ne techninė santrauka.
Tai yra tas dokumentas, kurį galbūt labiausiai visuomenė skaito, kadangi galbūt ne kiekvienam užtenka ir laiko, ir žinių įsigilinti labai detaliai visas techninės detalės. Todėl ta santrauka turi būti taip paruošta, kad bet kuris visuomenės atstovas galėtų vis dėlto suprasti, kas tai per veikla, kokį jį darys poveikį. Tuomet kitas etapas yra, kuris jau bus po to, kaip PAP subjektai išnagrinės ataskaitą, nes, kaip ir minėjau, visų pirma eina viešas visuomenės supažindinimas, po to ataskaita pateikiama PAP subjektams nagrinėti. Ir tik tai po PAP subjektų nagrinėjimo ir pataisus pagal visuomenės pasiūlymus, pagal PAP subjektų pasiūlymus ir pastabas, tuomet jau ataskaita yra teikiama aplinkos apsaugos agentūrai ir aplinkos apsaugos agentūra gavusi šią ataskaitą ją paskelbė ir vėl suteikė visuomeniai teisę dar kartą pasižiūrėti jau pakeistą pakoreguotą ataskaitą. Tik šį kartą yra 10 darbo dienų, kadangi jau tą pirminę ataskaitą jau visuomenė buvo gavusi susipažinti ir taip pat visuomenė gali pateikti pasiūlymus. Ir jeigu šiame etape aplinkos apsaugos agentūra gauna visuomenės pasiūlymus, tuomet jinai organizuoja susitikimą, kurio metu iš visuomenės gaunami pasiūlymai yra aptariami. Ir paskutinis etapas yra poveikio aplinkai vertinimo, tai yra sprendimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, kurį, kaip ir minėjau, priima atsakingų institucijų, tai yra aplinkos apsaugos agentūra. Ir kas yra sprendimas, tai yra, turi pasakyti agentūra, ar veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir ar jį nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. Ir šis sprendimas yra priimamas atsižvelgus į visuomenės pasiūlymus ir atsižvelgus į PAP subjektų išvadas. Taip pat svarbu paminėti, kad sprendime turi būti aprašoma ir kaip vyko konsultacijos su visuomenė ir trumpas apibendrinimas, kokie buvo pasiūlymai, kaip į juos atsižvelgta. Ir taip pat šitas sprendimas yra paskelbiamas agentūros interneto svetainėje. Na ir kaip minėjau, čia daug tų etapų buvo PAVO, ir visų jų tikslas iš tikrųjų rasti tą abipusį sutarimą ir susitarti dėl tos veiklos, jos galimybių, jos sąlygų vykdymo, jos vietos vykdymo. Na ir kaip paskutinis turbūt ta priemonė, kai vis dėlto yra nepateisinami lūkesčiai ir matoma, kad galbūt tas sprendimas netitinka teisės aktų, galbūt yra rizikų, kad kažkur galbūt institucijos, nors ir daug jų, kaip minėjau, vertina, kažką praleido, galbūt netinkamai priėmė, tai visada yra teismai, visų pirma yra administracinių ginčų komisija, tuomet yra administraciniai teismai ir visuomenė turi teisę kreiptis į teismus, gali apskųsti, tam yra nustatytas 1 mėnesio terminas nuo sprendimo paskelbimo. Bet jeigu visuomenė dėl objektyvių aplinkybių praleido tą terminą, tai visada galima kreiptis į teismą ir dėl to praleisto termino atstatymą. Taip pat visuomenė turi teisę skųsti sprendimus, veikimą, neveikimą institucijų. Tai ta prasme tiesiog irgi įgyvendinant tas pačias minėtas Orhuso konvencijos nustatytas visuomenės teisės, žinoti apie poveikį aplinkai, dalyvauti procese priimant sprendimą ir kreiptis į teismus. Na ir ta minėta išskirtinė savivaldybės tarybos teisė, apie kurią kalbėjo gerbiamas meras, tai savivaldybės taryba turi veto teisę, taip vadinama, ir įstatyme yra nustatyti 2 etapai, kada tai gali vykti. Tai jeigu yra rengiama programa, tuomet tai yra savivaldybė turi teisę pasistatyti prieš planuojamą ūkinę veiklą programos etape. Šiuo atveju, kadangi PAP programa nebuvo rengiama, vadinasi, savivaldybė tą teisę turės PAP ataskaitos etape. Ir tokiu atveju savivaldybės administracija gavusi poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, informuoja apie tai tarybą ir taryba veikdama jai nustatytos kompetencijos ribose gali priimti neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Ir tokiu atveju poveikio aplinkai vertinimo procedūros tiesiog nebetęsiamos. Tai yra net nebepriimamas sprendimas ir taip negali vykti toliau tęsiamos, negali būti tos procedūros, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas neigiamas motyvuotas sprendimas. Čia tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne buvimas leze ar ne leze taip sprendžia,
sakykime, išimti, kada savivaldybė negali teikti veto, o tai yra nustatyta, kad savivaldybė negali vetuoti tokios veiklos, kurie yra pripažinta valstybei svarbių projektų, ar yra regioninės svarbos projektas, arba planuojama ūkinė veikla reikalinga valstybei svarbiam regioninės svarbos projektų įgyvendinti. Tai šitoj vietoj tiesiog informacijos tikrai neturiu, ar ši konkreti planuojama ūkinė veikla atitinka kažkurį iš šitų išimčių atvejų, bet, yra tokia išimtis. Ir pabaigai norėčiau pasidalinti naudingomis nuomonėmis, nes tikiu, kad tai ne viena veikla, matyti jūsų savivaldybėse, tai ką pristatė meras, tai girdžiu, kad susidomėjimas yra, kadangi turite lezą, tai be abejo yra įmonės, kurios nori ateiti, tai kur ieškoti informacijos apie poveikio aplinkai vertinimą ir visuomenės teisės, tai apie vykstančias poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir pačius PAP dokumentus galima surasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Informacija apie visuomenės dalyvavimą PAP procese, pabaigusi pranešimą parodysiu ir gyvai tiesiog, kad matytumėt, yra Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Esame paruošę tiek informacinį leidinį, tiek infogramą, tiesiog padėdami visuomeniai susigaudyti, nes žinome, kad vis tiek teisės aktų skaitimas užima ir laiko ir yra, galbūt ta tokia teisinė kalba yra sunkiau suprantama. Tai bandėm labiau suprantama visuomeniai kalba ir akcentuodami būtent tai, kas visuomeniai yra aktualu, pateikti tuose dokumentuose. Ir taip pat bendrai informuoja informaciją apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą. Tai yra ir teisės aktai, ir metodinė informacija, ir informacija apie vykdomas tarpvalstybinės procedūras, irgi yra Aplinkos ministerijos tinklalapį, ir kadangi paminėjau Orhuso konvenciją, tai yra kur nustatytos tos pagrindinės visuomenės teisės, kurios ir privalo būti užtikrintos ir perkeltos į nacionalinės teisės aktus, irgi yra Aplinkos ministerijos svetainėje. Ir manau, kad irgi kiekvienam naudinga pasiskaityti ir žinoti savo teisės, jo labiau, kad Orhuso konvencija yra ganėtinai nesudėtinga, parašyta nesudėtinga kalba ir tiesiog ten kalbama ne tik apie poveikį aplinkai vertinimą, bet daug plačiau. Tai manau, kad būtų naudinga susipažinti su savo teisėmis. Ir tuomet ačiū uždėmesį ir šiandien dar atsakysiu be abejo kilusius klausimus, bet jeigu kiltų klausimų ir vėliau, ir kažkokiem įsibėgėjus procesui, kitose etapuose, tai visuomet galite kreiptis į mus, galite kreiptis elektroniniu paštu, galite kreiptis ir telefonais, be abejo, jie yra paskelbti Aplinkos ministerijos svetainėje, bet tiesiog čia toks yra bendras elektroninis paštas mūsų komandos, kuri dirba su poveikio aplinkai vertinimu, kuris nėra viešai skelbiamas. Tai tiesiog už tai įdėjau, tai jeigu kažką siųstumėt mano, manęs nėra, tai gautų, tada kiti kolegos negautų, o šituos siuntus gautų visi mano kolegos. Dėkui už pristatymą, tada gal perėsim prie klausimų. Aš vieną tokį labai trumpą ir paprastą. Seime buvo bandoma beveik 3 kartus sudaryti galimybę, kad CO2 būtų galima laidoti Lietuvoje. Ar šiai dienai yra kažkokių pakeitimų padaryta, kad tai būtų galima daryti? Vienas. Ačiū už klausimą, nors tai nėra visai mano sritis, bet šiek tiek žinau apie šitą sritį. Tai šiuo metu CO2 laidojimas yra uždraustas įstatymu. Ir mano žiniomis kol kas nebuvo iniciatyvų dėl įstatymo pakeitimo, tačiau yra pradėtas projektas analizuoti, vertinti, sakykime, kaip galimybių studijos, kaip galima būtų panaudoti ir kur saugoti CO2. Bet tai yra tik tai projekto pati pradžia, kol kas tik tai techninė specifikacija rengiama, todėl tikrai nėra numatoma, kad bus kažkokie pakeitimai, bent jau šiame etape, dėl paties laidojimo. O dabar vertinant šios projektus, kiek mes dar turim laiko? Nes visur minėjote 10 dienų, 20 dienų, tai jau pirmą 10 kaip ir praėjo, kitas 10 ateina, bet ir greit praeis. Ir kas būtų, jeigu būtų, sakykime, visuomenė pateiks savo neigiamą išvadą, negaus atsakymą į klausimus, bet viską galima Lietuvoje ir buldozerio principų priimti. Tai kokios yra galimybės, kaip sakant, tą buldozerį sustabdyti? Tai žinot, gal pradžiai pajuokausiu, tai kadangi esame Jakšto gatvė ir pro mūsų ūkininkai važiavo, tai kai važiavo traktoriai, ateina viršininkas mano vadovas ir sako, žinai, galvojau, tankai važiuoja. Pasirodo, ne, saviškiai su traktoriais.
Tai tas buldozerio ir tanko principas labai tą suprantu ir aišku, to labai nesinorėtų, kad tai būtų. Tai taip, pirmas etapas yra pranešimo, kur buvo 10 darbo dienų, bet matyti iš to pranešimo nelabai kažką ir gali pateikti pastabų ar pasiūlymų, nes kaip ir buvo diskutuota labai mažai dėl tos informacijos, to suvokimo mažai ir nėra kažkokio viešo pristatymo. Dabar visi terminai priklauso nuo to, per kiek laiko bus parengta ataskaita. Tai pirmas dalykas, ne? Kitas dalykas, kadangi aš paminėjau, kad yra tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas, tai dar prieš paskelbant apie ataskaitą, visų pirma, mums turės atsiųsti atitinkamą medžiagą, kurią mes turėsim pateikti Latvijai. Tai vadinasi, nebus paviešinta ataskaita rytoj ir poryt ar tą kovo 1, nes dar yra tam tikros kitos procedūros. Tuomet, kaip ir minėjau, prieš 20 darbo dienų iki to viešo pristatymo ataskaita bus paviešinta ir įsijungia 20 darbo dienų iki viešo susitikimo. Tuomet viešo susitikimo metu visuomenė dalyvauja ir teikia. Ir pagal naujus pakeitimus visuomenė gali teikti iki pat to termino, kur agentūroje 10 dienų pabaigos. Ir tą labai rekomenduoju, nors įstatymas kaip ir numato, kad galima teikti aplinkos apsaugos agentūrai, dokumentų rengėjui, pačiam organizatoriui veiklos, visuomet teikite institucijom. Ir jau tarp dokumentų, rengimo nuostatose visur mes taip ir sakom, teikite visų pirma institucijai, o tik tai jeigu norit kaip kopiją ir kitiems dalykams. Nes tai, ką gaus institucija, jinai pagal kompetenciją išnagrinės arba persis tiem, kam reikia. Bet tai bus tas dalykas, kad jinai visada žinos visus visuomenės pasiūlymus, visų norinčių paklausti, pateikti pastabas, nuomonę ir panašiai. Tai va čia tas yra dalykas. Bet sakau, ten, kadangi išsitęsia, tai gaunasi visai nemažai tų dienų, nes per visą PAP subjektų nagrinėjimą galima teikti irgi pastabas. Ir jas turės atsižvelgti. Tai tas jau, sakykime, visiška riba, po to, kai agentūra gauna po PAP subjektų išvadų pataisytą ataskaitą ir 10 darbo dienų. Tai čia jau visiškai baigia. Bet tas procesas paprastai trunka. Ataskaitos nagrinėjimas, vis tiek, jeigu sudėtingas projektas, PAP subjektai gavę išnagrinėję, teikia pastabas, tada jie vėl teikia pataisytą ataskaitą, tas procesas vis dėlto irgi trunka laikę. O kiek jis gali užtrukti mūsų atveju? Mėnuo, 2 mėnesiai, 3? Žinokit, matot, aš nežinau, kiek ataskaitą jie rengs. Ar jie jau turi kažkokius atmetus pasirengę, ar tikrai ėjo tik tai su minimalia informacija, dar nieko neturėjo. Tai viskas priklausys nuo to. Trumpiausia, man žinoma, ta procedūra yra 6 mėnesiai, bet čia be tarp valstybinio, ir ilgiausia gal 3,5 metų. Gerai, tada gal pereikim prie klausimų, galima tarybos nariai, o po to žmonės. Prašau. Labą dieną, esu Artūras Pekauskas, mane toks klausimas domina, kokie yra keliami reikalavimai pačios ūkinės veiklos organizatoriai. Sakykime, dabar šiuo nagrinėjimu atveju žinom, kad veiklos organizatorius yra uždara akcinė bendrovė Perkūnas Hidrogen, kuri yra registruota pati įmonė tik prieš 6 mėnesius. Darbuotojas yra vienas, įstatinis kapitalas keli tūkstančiai. Tarkim, tai tokiu pat aš galiu pats daryti, nešti 3000 atidaryti UAB ir būsiu iš tokios gamyklos ūkinės veiklos organizatorius jau. Ar yra ko nors keliami reikalavimai tokiam organizatoriui? Jo, tai čia apgailestauju, bet negalėsiu atsakyti šitą klausimą, kadangi veiklos organizatorius tai nėra aplinkosauginis dalykas, bet reikalavimai yra keliami poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjame. Tai yra keliami kvalifikaciniai, patirties ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai. Bet dėl paties organizatoriaus čia nežinau, ar yra kažkoks įstatymas, kuris ribotų, kas gali Lietuvoje vykdyti veiklą ar ne. Matoma, jeigu galėjus įsteigti uždarę akcinę bendrovę, tai apgailestauju, bet tikrai čia tiesiog ne aplinkosauginis klausimas, nesusijęs konkrečiai su poveikio aplinkai vertinimu. Jeigu galima šiek tiek patikslinsiu, matydama tokias įmonės, tai jo šiandien yra, rytoj nebus. Ir kas prisims atsakomybę? Na, pavyzdys, bus pateikta, kad poveikio aplinkai nėra, arba jis minimalus, arba visa kita, o jau pradėjus veikti gamyklai, paaiškės, kad viskas yra kitaip. Ir kaip sakant, klausimas, kiek mūsų aplinkosaugininkai įrangos turi kitų dalykų, kur galėtų ištirti, ar nėra kitaip.
kokia visa ta procedūra, tai po to ką darysim, gamyklą stabdysim, ar nieko nebus, sakysim, kad dirba. Taip, tai kaip ir minėjau, tai yra vienas dalykas poveikio aplinkai vertinimo sprendimas, kuriame yra nustatomos tam tikros sąlygos, kuriomis gali veikti ūkio subjektas, taip pat yra nustatomos poveikį mažinančios priemonės, kurios padeda išvengti to poveikio. Ne? Ir įstatymiškai yra įtvirtinta, kad jis privalo pritaikyti tas priemonės, privalo laikytis tų sąlygų ir už nevykdymą yra numatytos tam tikros sankcijos. Be to šiuo atveju, kaip ir minėjau, kadangi reikia kažkokios integruotos prevencijos kontrolės leidimo, tai yra ganėtinai rimtas leidimas, kurio išdavimas taip pat užtrunka ir tos įmonės, kurios turi tik leidimą, visada, jeigu taip galim sakyti, yra po padidinamuoju stiklu, jeigu žiūrint iš aplinkos apsaugos kontrolės pusės. Ir nuo 21 metų taip pat mes turim tokį galiojantį mechanizmą, kaip taip vadinama 3 gyvybių. Tai yra, kai yra pažeidžiamos teisės aktų normatyvai yra aplinkosauginių, kai yra pažeidžiamos leidimų sąlygos, tai va kaip ir minite gerbiamas Valiau, nesilaiko jis tų įsipareigojimų, ne, yra piktybinis, teršia ir nesitvarko, tai tuomet yra galimybė panaikinti tokį leidimą, o neturint šio leidimo veikla negali būti vykdoma. Ir dar be to 5 metus tu nebegali kreiptis dėl kito leidimo, gauti naujai leidimą. Tai va, tai tam tikros priemonės yra ir dabar va, dar irgi nuo gegužės 1 įsigalios dar viena nuostata, kad jeigu aplinkos monitoringo metu yra nustatoma, arba valstybinės kontrolės metu yra nustatoma, kad tų priemonių, netgi kurios ir buvo numatytos poveikio aplinkai vertinimo metu, nes kaip mes suprantame, tai yra prognozė, ne, poveikio aplinkai vertinimas, mes prognozuojam, mes bandom numatyti tai, kas bus ateityje, bet mes neturim realios tos veiklos, jau labiau, kad kaip čia šiandien girdėjau, nelabai yra ir pavyzdžių, ne, iš kurių mes galėtumėm pamatyti, ką prognozavo ir kas iš tikrųjų buvo. Tai yra irgi tokia nuostata, kad jeigu tų priemonių, kurios jau numatytos ir sąlygų nepakanka, tuomet suderindamas su ministro įgaliota institucija, veiklos vykdytojas turi parengti priemonių planą ir parinkti kitas papildomas priemonės arba pakeisti neefektyvias priemonės tam, kad būtų pasiekti įsipareigojimai. Jeigu galit patikslinti, įtariam skleidžiama tarša. Taip. Kur kreiptis, kas atvažiuoja, kas patikrina? Bet įranga turi, viską turi. Aplinkos apsaugos departamentas pasitelkia į pagalbą, jeigu reikia aplinkos apsaugos agentūrą, kuri turi ir mobilias laboratorijas, kuri turi laboratorijas ir Vilniuje, ir kituose miestuose, yra akredituota laboratorija, tai yra patvirtinta jos tyrimų kokybė ir turi tokią teisę. Taip, ir jie turi galimybės patikrinti, pamatuoti, pritaikyti baudas ir jeigu, kaip ir sakiau, yra piktybiškumas, uždaryti. Bet aišku, tai yra, toks, žinot, leidimo panaikinimas, mes visada norim, kad veiklos būtų vykdomos, taip, kad visiems būtų tinkamai ir nepažeidžiant, ne? Tai leidimo panaikinimas be abejo yra ta pati kraštutinė, bet jeigu yra piktybinis, jos reikia. Aš papildysiu dar, kad žinotumėt ir informuosiu, ES regioninės plėtros priemonėse yra numatyta priemonė aplinkosauginė oro taršos monitoringo įsidiegimo priemonių. Ir savivaldybė planuoja tokias priemonės įsidiegti, mobilias ir stacionarės, kad irgi būtų vykdoma nuolatinė oro taršos kontrolė būtent iš ES lėšų. Taip, mūsų rajonų. Labai logiška yra, kadangi yra daug veiklų, tai... Apolinarai, klauskite, aš irgi turiu klausimų. Tarybos narys, savivaldybės tarybos narys Apolinaras Nicius. Manau, kad ir kiti, kaip ir aš, sužinojom apie tą naują organizatorių šių investicijų iš televizijos ekranų ir iš socialinių tinklų. Ar yra kokia schema, kaip vyksta tas informavimas? Minėjot, kad dar vienas jau prieš 2 metus žinojo, kad ta vietoje bus statoma. Akmenė dar nieko nežinojom. Ar oficialiai buvo pranešta savivaldybės merui, ar tik tais kaip ir eiliniai žmonės, rajono vadovai sužinojo iš televizijos ekranų ar socialinių tinklų? Ar buvo kokia oficiali pradžia? Kaip ta informacija atkeliavo į Lietuvą, kad būtent, jeigu ne Darbėnus, tai kaip atsarginis variantas Akmenėje? Čia klausimas man buvo, nes aš neminėjau, kad Vilnius priešė. Ir jums ir merui, jūs pirmai sužinojot gal? Nežinokite, aš sužinojau iš televizijos apie Darbėnus
Ir tuomet gavome iš aplinkos apsaugos agentūros kreipimąsi dėl to, kad planuojama arti sienos su Latvija, nes yra taip įstatymė numatyta, kad tokiais atvejais kreipėsi į ministeriją. Tai tuomet gavom apie Darbėnus, tai gavom apie Naujosios Akmenės ir tuomet mes tik tai irgi sužinojome. Tai tikrai, bent jau aš tikrai anksčiau nežinojau, gal ministras žinojo, bet tai tada reiktų ministro klausti. Žiūrėkit, aš pridursiu, iš tikrųjų nesinori kurti sąmokslo teorijų, nemanau, kad čia teisingai buvo pasakyta apie Darbėnus, kad prieš 2 metus. Tiesiog, žiūrėkit, teritorijos rezervuojamas bendrais planais. Jeigu, sakykime, šiandien Leze įsikurtų jie, tai kažkas galėtų sakyti, kad tai buvo žinoma 2000 metais. Jau tada buvo rezervuota, taip kaip ir todėl mes tą investiciją į Biržus nusinčiam. Kiekviena savivaldybė nusimato pramonės teritorijas. Kokias pramonės ir kaip ateina. Deja, vieni investuotojai iš anksto derinasi, kiti iš karto, sakykime, susitarė šiuo atveju, kadangi yra sklypas cemente, jie ir pradėjo procedūras, bet aš manau, kaip ir buvo paaiškinta apie procedūros, kaip jos pradedamas. Taip, vieni tai daro gal kultūringai, su įžanga ir nepradėdami netgi procedūrų, nes tas dokumentas, kaip suprantu, kainuos jiems brangiai. Ir klausimas, ką ir buvo pasakyta, kad gali vetuoti ir būna tokių ir buvo atvejų, kur, sakykime, aš dabar galvoju, ir su vėjo jėgainėm mes čia turėjom ir turim dar, ir gąsdinimų, ir dabar ginčą, ir teisme dėl bendrojo plano, kur yra numatyta, ir bendruomenių narių grasinimai buvo ir panašiai. Bet aš norėjau užduoti irgi klausimą gal iš poveikio aplinkoje, kadangi jūs specialistė vis dėlto minėjote, kad yra tarp valstybinis poveikio aplinkoje ataskaitos tam tikros procedūros, o kodėl nėra tarp savivaldybinio, ar man taip atrodo, nes dabar, sakykime, Akmenės rajonas priima bendrąjį planą, numato vėjo jėgainių plėtros parkus, pagal kurios numatyta, kur jie gali kurtis, bet tarkim, aplinkiniai rajonai aplink mūsų tiesiog ant ribos pastato vėjo jėgainės ir ar reikia derinti tokį pavą su mūsų savivaldybė. Ir aš suprantu, kad mes čia jau nebeturim veto teisės. Tai kažkaip labai keista, valstybės tarp savęs derina, o savivaldybės tarp savęs nelabai derina. Ar čia nėra kažkokia irgi, vadinkim, kliauza įstatymė, nežinau, ar čia pavo įstatymas yra, ar pavo ministro įsakymas, nes mes dabar susiduriam su tokiom situacijom ir galų galia ir su tom pačiom tarp valstybinėm, kur, pavyzdžiui, šiandien Latvijai turi Vadaksties užtvanką, o užtvanka savivaldybei priklauso ir niekas mūsų nepaklausė, leist tą užtvanką statyti, neleist ir kaip ją eksploatuoti, kaip su tarp savivaldybių derinimas vyksta. Jo, tai iš tikrųjų kita savivaldybė be abejo, jeigu ne jos teritorija, nei veto teisės neturi, bet lygiai taip pat kaip ir veto teisės neturi ir Latvija. Tai mes geranoriškai konsultuojamės, turim pagrįsti ir įrodyti, kad nebus reikšmingo poveikio. Dabar kaip greitai tiesiog reikėtų man paieškoti, bet bent jau tos, aš negaliu tiesiog pasakyti, ar tas yra įrašyta į teisės aktą, bet visada su agentūra ir buvo ta diskusija, kad jeigu tai gali turėti poveikį ir kitai savivaldybei, agentūra turi teisę, bet tų mano minėtų subjektų pasikviesti ir kitus subjektus. Tai yra matydama, kad yra planuojama veikla prie pat kitos savivaldybės ribos, aplinkos apsaugos agentūra gali pasiūlyti ir kitai savivaldybei dalyvauti procese. Tai turit teisę ar turit pareigą? Čia du labai skirtingi dalykai. Tai jeigu teisę, galiu ir neinformuoti. Jo, yra teisė. Aš tiesiog turėčiau dabar pasitikslinti, nes labai atsiprašau, tiesiog teisės aktas yra per 120 puslapių, tai kiekvienos nuostatos tikrai neatsimenu. Bet tai būtų neįstatymas, o ministro įstatymas. Bet variantas gali, pavyzdžiui, gamykla atsiras Mažeikiuose ant mūsų ribos ir kiek mūsų visuomenė gali įtakoti. Taip, sutinku. Tai tiesiog tą pasitikrinsim ir ateičiai turėsim omeny, kad iš tikrųjų arba tiesiog pradžiai, ką galim parekomenduoti agentūrai, kad vis dėlto visada atkreiptų dėmesį ir pakviestų tą kitą savivaldybę. Mano žiniomis tikrai ne kartą yra kvietusi įvairias savivaldybės, tačiau kartais netgi būna tai, kad ta kaimynė savivaldybė sako, čia ne mano teritorija, mums neįdomu. Tai įvairių situacijų, aišku.
Jeigu galim dar vieną paskutinį klausimą. Kaip yra vertinama bendroji menama tarša, koncentracija? Pavyzdys, mes turim cemento gamyklą, medienos gamyklą, dabar vandenilio. Ar yra kažkokios ribos? Nes, kaip sakant, kiek jų gali būti toje teritorijoje, ar savivaldybėje, ar vietovėje? Nes tada gausis koncentracija labai didelė. Jo, tai visų pirma yra reikalavimas, kad turi būti atliekamas ne tik tos veiklos, kurią planuojam galimo poveikio vertinimas, bet taip pat turi būti vykdomas ir suminio poveikio vertinimas. Ir tame suminėme poveikyje turi būti susumuojama visų tos pačios, sakykime, šiuo atveju gamyklos taršos šaltinių tarša, taip pat ir su kitom vykdomom veiklom ir su kitom planuojamom veiklom, dėl kurių jau yra priimti ir patvirtinti sprendimai. Tai yra, turi būti būtent tas suminis poveikis ir yra, žinokit, tokių vietų, kur jau tam tikrą taršą sudarančios įmonės nebegali atsirasti, dėl to, kad yra pasiektas aplinkos ore normatyvinis dydis. Tai tokiu atveju arba gali atimti, jeigu nedarys jokio, pritaikys tokias priemonės, kad nieko neišmes, arba turi susitarti su kaimynais, kad visi susimažins. Tai tada iš karto klausimas, Akmenės rajonas, kaip mes atrodom? Ar neatsitiks taip, kad įsileidžiam vieną gamyklą, kurioje bus 5 darbo vietos, o po to nebegalėsim įsileisti kitos, kur nežinau, keli šimtai darbo vietų bus? Kaip žinot mūsų rajoną, tą koncentraciją, kurioje mes vietų jau esame? Tai matyt, reikėtų pasižiūrėti aplinkos monitoringo duomenis bendrus. Tiesiog įsivertinant, lygiai taip pat tos gamyklos, kurios jau veikia šalia, jos lygiai turi vykdyti aplinkos monitoringą, tai tiek, kiek ir jos išmeta, tiek ir kas yra aplinkoje. Ir tiesiog pagal tai pasižiūrėti. Bet taip sutinku, kad gali būti, kad jis įsileisi vieną labai taršą, bet čia dar galbūt irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi, kaip ir minėjau, šiai gamyklai reikėtų taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimą, kuris irgi ateina iš europinės teisės. Ir ten irgi yra taikomas principas, kad nesvarbu, kad tau normatyviai leidžia, bet tu turi taikyti tokias technologijas ir tokias priemonės, kad kaip įmanoma sumažinti savo taršą. Nebent tu įrodai, kad tau kitaip neišeina. Ir taip pat yra tokie europiniai vadovai, dokumentai, geros praktikos gamybos būdų vadovai, kurie irgi nustato, ką tu turi taikyti, kad tu savo veiklą vykdydamas darytum kuo mažesnį poveikį. Ir jie yra Lietuvoje taikomi tiesiogiai, jie yra privalomi tokiam gamyklom. Aš tik dar norėčiau paklausti, ar vertiname kitų savivaldybių taršėjai, nes šiuo atveju, ko gero, mūsų labiausiai Joniškis turėtų pykti, o mes labiausiai ant Mažeikių naftos turėtume pykti. Tai kaip tada įvertinama ta suma, ar vėlgi žiūrima konkreti savivaldybė, ar kokios lokacijos ir spindulių įmama, ar tiesiog faktas taške taršos dydžio? Ne, tikrai PAVOS vertina ne pagal savivaldybės ribas, nes nežinom, kad tarša nepaiso ne tik savivaldybių ribų, bet ir valstybių ribų nepaiso, yra pernašos ir panašiai. Tai irgi yra tokia sąvoka įvesta kaip artima aplinka, kuri turėtų būti suprantama ne geografiškai. Tai yra, aš turiu vertinti tai, kas yra mano sklype, tai, kas yra aplinkui ir tai, kas yra susiję. Tai yra, jeigu yra patvirtinta, kad iš tos pusės pučia vėjai ir pastoviai pernaša, ir ta pernaša ateina, tai turėtų būti vertinamas suminis poveikis. Ar Baltarusija šitose konvencijose dalyvauja, tai pastatė atominę už 50 km ir nieko nepaklausė. Čia žinokite, skaudulį palėtėte, kadangi šitoj temai dirbu labai ilgai, tai galim pasiguosti tik tuo, kad praeitais metais gruodžio mėnesį Baltarusija gavo pakartotinį sprendimą ESPO konvencijos formate, kad pažeidė tarptautinę teisę su Astravo projektu ir taip pat gavo naują sprendimą, kad jos teisės aktai neatitinka. Tai toks, kaip sakant, gėdos ženklas ant tos. Bet, sustabdyti apgailestauju, bet dėja dėl to nepavyksta. Bet jinai darė procedūras ir ne visai taip, kaip turėjo. Gerai, jeigu galima tada klausim iš gyventojų, tik paprašysiu tokio, kad aplinkos ministerijos srity, jeigu galima, ką galėtų atsakyti. Labas vakaras, tai mes kalbam aišku apie šitą gamyklą, tai ne bandelių kepyklą, mes tą visi suprantam, tai turiu tokį klausimą. Kokie būtų rizikos faktoriai toje gamykloje, kurie gali pakenkti žmogui?
Ir kokią atsakomybę prisijimtų būtent šitą įmonę, jeigu atsitiktų avarija, ten 1-2 laipsnio. Ačiū už klausimą, tik ne visai aplinkos ministerijai. Aišku, kaip ir minėjau, procese dalyvauja ir kitos institucijos, tai kas būtų poveikis žmogui, sveikatai, tai visuomenės sveikatos centras galėtų pasisakyti dėl avarijų priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas. Tačiau iš bendrų žinių galiu pasakyti, kad taip, metanolis yra priskiriamas prie toksiškų medžiagų, priskiriamas prie degių medžiagų. Ir tam tikri jo kiekiai patekę tiesiogiai ant odos, patekę į akis arba prarijus turi labai neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Tačiau tam tikrų atstumų ir koks bus, jau labiau nieko nežinant apie pačią gamybą, apie sklaidą, tikrai nedrįščiau kažko kalbėti. Tai koks būtų poveikis avarijai, tai būtų vienas iš aspektų, nes nors poveikio aplinkai vertinimas atrodo aplinka daug kas galbūt supranta siauriau, tai tik tai kaip gamtinė aplinka, tai ne. Šiame procese aplinka yra suprantama plačiaja prasme, tai yra tiek gamtinė aplinka, tiek visuomenės sveikata, tiek atsparumas avarijom ir galimybė avarijom, ir tiek ir klimato kaitos poveikis, nes labai dabar svarbu yra, anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad nebūtų poveikio, nedidintų klimato kaitos, bet šiandien jau kalbam ir dėl prisitaikymo prie klimato kaitos. Tai yra turėtų būti įvertinama ir tai, kad jeigu keistųsi klimatas, ar vis dar būtų saugu. Labą vakarą. Jūs paminėjote, kad PAF subjektai yra tik tai 3. Tai nacionalinis visuomenės sveikatos centras, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ir kultūros paveldas. Kadangi gamykla numato vartoti labai daug vandens, o tai yra vis tik tai strateginis mūsų valstybės išteklis, ar nėra numatyta kreiptis kaip į papildomą konsultantą į hidrologijos tarnybą? Kodėl klausiu? Todėl, kad vis tik tai bus vanduo imamas iš gręžinių greičiausiai, o paskutiniu metu visoje Europoje ir pas mus taip pat prasidėjo vasaros sausros. Ar mūsų vandeniui nepakenks? Ar mes turėsim vandens ir ar nereikia tokios konsultacijos atskiros? Pabaiga nutrūkinėjo, negirdėjau. Ar jūs nemanote, kad... Ar jūs nemanote? Nežinau, atsiprašau, kiek klausimo girdėjote. Girdėjau dėl požeminio vandens, dėl sausros ir ar nenumatote? Taip, ar nemanote, kad yra poreikis kaip papildomą konsultantą kreiptis į hidrologijos tarnybą ir kad jie taipogi įvertintų Akmenės krašto hidrologinę dabartinę būseną ir koks gali būti fabriko poveikis, gamyklos poveikis tai būsenai, nes mes turim Kamanų rezervatą, o pelkė šiai dienai, kiek žinau, yra pakankamai išdžiūvusi. Tai visi tie dalykai yra surišti. Ačiū. Ačiū už klausimą, tai paminėjau iš tikro 4. Su 5 pusiau, tai dar savivaldybė dalyvauja mes, irgi kaip PAF subjektas, o turbūt turėtų omeny geologijos tarnybą, nes jeigu apie požeminius vandenis, tai yra geologijos tarnybos atsakomybė. Tai aplinkos apsaugos agentūra, kaip atsakingo institucija, gavusi dokumentus, turi teisę pasikviesti PAF subjekto teisėmis ir bet kurias kitas institucijas. Pavyzdžiui, jeigu turim klausimą ir dabar yra karjeras, kur yra miškas, pakvietė miškų tarnybą. Kai yra svarbu, kviečia geologijos tarnybą. Jeigu reikia, kaip ir minėjau, kviečia ir kitos savivaldybės, tik administracija. Ta prasme, tai yra priima aplinkos apsaugos agentūra. Bet to dar ko nepaminėjau, aplinkos apsaugos agentūra turi teisę pasisamdyti ir išorinius konsultantus, išorinius ekspertus. Tai tais atvejais, kaip ir šiuo atveju, kai sako, kad galbūt yra kažkokia nauja technologija, kur nežino, tai aplinkos apsaugos agentūra turi įstatyminę teisę kreiptis ir pasamdyti ekspertus, kurie konsultuotų ir tais technologiniais ypatingais klausimais. Sakykit, prašau, jeigu bendruomenė užklaustų ir tokį raštą jums atsiųstų, kad mes prašome, kad būtų tokia išvada pateikta,
Ar tai būtų priežastis jums papildomai kviesti tą tarnybą kaip konsultantą? Tai kaip ir minėjau, ne ministerija, priima aplinkos apsaugos agentūra. Tai be abejo, jūs galite pateikti tokį pasiūlymą aplinkos apsaugos agentūrai ir jinai turėtų jį įvertinti. Ačiū. Iš tikrųjų, aišku, labai gaila, kad neturim rengėjų, kurių galėtum užduoti daugiau klausimų. O poveikį gėlam vandeniui, kas vertins? Nesakykim, nes jie... Tai aplinkos apsaugos agentūra pati turi išteklius. Agentūra. Nes aplinkos apsaugos agentūra irgi dirba ne vienas žmogus. Ten yra suburiama visa komanda, jie turi oro kažkos specialistus ir saviem objektams jie patys permodelį ir patikrina, ne vien pasitikė, nes nuskambėjo, nepamenu, žinau pasakyta, kad irgi kartais ta išvada, būna, kai nusamdytas, tai aš duosiu tik tokį išvadą, už kurią man sumoka. Tai čia noriu pasakyti, kad taip pat dokumentų rengėjas yra samdomas veiklos vykdytojo, bet tam ir yra sukurtas visas mechanizmas ir dalyvaujančios institucijos, kurios ir vertina, nes sprendimą priima išvadas pateikė subjektai, o sprendimą priima agentūra. Todėl jinai tikrai pasitikrina, ar vis dėlto tai, kas parašyta, atitinka. Tai agentūra turi pakankamus išteklius ir ekspertų ir, kaip minėjau, jeigu matytų, kad neužtenka, tai jie turi tą galimybę nusistatyti iš išteklių. Dar būtų klausimų aplinkos ministerijai, kaip sakant, ką turim, ką galime klausti. Tai turbūt mūsų žiniomis dabar yra, kad rengėjai žada kovo pradžioje pristatyti savo visą vertinimą, tai turbūt gal tada bus galimybė užduoti klausimus, o tada jau procedūriškai žiūrėsim, ką galim padaryti, negavę atsakymą į klausimus. Prašom, mikrofoną tik pasispauskite. Dar kartą labą vakarą. Norėjau paklausti, čia kiek suprantu, įmonė darys pristatymą kovo mėnesį, gavusi poveikio aplinkai vertinimą. Tai atsiprašau tada. Nes norėjau paklausti, prieš kiek laiko jie kreipėsi pas jūs dėl poveikio aplinkai vertinimo. Jie turi, jau nebeturi 20 darbo dienų, tai tikrai čia tas kovo pradžioje, tai bus matyti tik šiaip kažkoks įžanginis susitikimas. Šiandieninė Tai nežinau, Dar kovo mėnesį galės paklausti klausimų, jeigu bus. Ne, tai žiūrėkit, aš įsivaizduoju iš tikrųjų, kad kovo mėnesį, ko gero, dalyvaus vėl institucijos, kurios kviestos, ministerija kažką nelabai, čia eina kalba, kas liečia PAV procedūras, mums labai aiškiai viską išdėstė terminus ir panašiai. Aš jau dabar galiu pasakyti, kad čia ko gero PAVas truks mažiausiai 2 metus, tikrai ne mažiau ir šiuo atveju, aišku, bus pats pristatymas. Natūralu, kad yra kartais, aš kaip sakau, reikia žinoti ir kad, aš kartais kaip verslininkam ir tom vadinkim pavojingom investicijom perspėju, kad, gal jūs nevarkit chebryte, vis tiek bereikalą išleisit pinigus ir sprendimų kitokių nebus. Kaip dabar stebiu dėl PAVo Kyvylių, aplink Kyvylių statyti elektrinės. Vis tiek yra teikiamas. Labai keista, kad aplinkos agentūra priima tokį PAVą, nors mes nusiuntėm raštą, kad šitoj vietoj pagal mūsų bendrąjį planą nėra numatyta. Ir jie cituoja PAVo rengėjam, kad savivaldybė nenumačiusi ten plėtrą, bet vis tiek organizuoja PAVo rengimą. Gal kada nors savivaldybė persigalvos. Tai labai keista, kad žmonės numatyti per daug pinigų turi, kad neturi kur dėti. Tai ir šiuo atveju, aš manau, tas susitikimas kovo mėnesį daugiau toks labiau pristatymo būdo, nes pačio PAVo procedūros truks čia labai ilgai. Čia vien ką ir minėjau. Sakykime, aišku, terminus nereikia praleisti. Džiugu, kad visuomenė susirūpinus, nes tikrai dažnai būna, kai mes paviešinam ar bendruosius planus, ar numatomą projektą, jau pradedant statybom, prasideda vos ne, o kas čia įvyko, dėl ko įvyko, o iš kur tas projektas atsirado, nors tikrai tam pačiam ir Facebook'e informuojama, ir dabar sklaida. Tai smagu, kad mes visi dalyvausim šitom procese ir gausim atsakymus, tikiuosi, į visus klausimus.
o ministerijos gal paleidžiam. Tikrai čia žmogus susijęs su kavo procedūrom, o ne aplinkos. Ir tada ministerijos dėl toks prašymas, kaip minėjom, dėl to suminio Akmenės rajono vertinimo, kad tą vaizdą mums pamatyti, kaip mūsų Akmenė šiai dienai atrodo, kaip sakant, kiek dar turim galimybių tų gamyklų pas save įsileisti, nes vis tiek tai yra aktualu į ateitį galvojant. Aš tuomet galiu ką pasižadėti, tai paklausti aplinkos apsaugos agentūros, nes jinai atsakinga už monitoringą ir jinai kaupia duomenis, tai tiesiog aš galėsiu jų pasiklausti. Ir tuomet, nežinau, skaidrės tiesiog kaip ir žadėjau pasidalinti, nes yra ir naudingos nuorodos, tai turbūt tiesiog atsiųsiu savivaldybei. Jeigu galite informaciją viską atsiųskite, kad... Jo, ir tuomet, nežinau, ar pasidalint savo interneto svetainį, ar kažkokiu kitų būdų atsiųsti. Aš manau, savivaldybė sukurs tokį kaip banerį, kadangi projektas, kaip aš sakau, padidinto visuomenės jautrumą, kad nuolat būtų jame dėliojama informacija, kas vyksta, kokiam procese, atnaujinimą tiesiog reikės stebėti ir visa šitą informacija bus gyvai ir tiesiogiai dėliojama ir diskusijos, aš kiek žinau, ir kovo mėnesį ir Akmenės cemento vadovybė žadėjo dalyvauti šitam susitikime, galėsim paruošti jiem klausimų. Ir padiskutuoti. Bet pagal ministerijos žiniomis tik 2 rajonuose tai planuojamos tokios gamyklos. Daugiau Lietuvoje nėra. Kiek aplinkos apsaugos agentūra turi paskelbus, kiek mes darom, tai yra šitos 2 Darbėnuose ir Akmenėje. 2 vietos, aišku. Ar pasiūlymą galiu duoti? Prašom. Norėjau pasiūlyti, sakykime, šalia Mažeikiai mūsų vis tiek atpūstų mum, bet tokias gamyklos būtų tikslingiau statyti, sakykime, prie kūro gamyklos Mažeikių arba Jonavoje prie Achemos ten ir tarša didesnė, būtų ką gaudyti jiems. Būtų ką gaudyti. Aišku, aš nepopuliarus, būsiu kaip Palangos meras, nestatykim Darbėnuose, bet statykim Akmenėj. Nu, aš ne meras. Na, tai aš turbūt galėčiau tik pasakyti, kad tą pasiūlymą galėtumėt veiklos organizatoriai, nes tikrai ne ministerija priima sprendimus, kur ir kokias veiklas planuoti. Tai gerai, jūsų pasiūlymą ir atsižvelgia. Akmenė pasirinkta dėl žaliavos, ką aš minėjau, kad CO2 cementas nori į turės skystinį, o viena iš gamybos žaliavų būtent skystas CO2. Arba pajūris tam, kad realizuoti. Ir ką minėjau, jeigu jie laimės konkursą jūros parko, nes labai daug visų. Ta prasme, pasidomėkit, ką reiškia 1,2 tero kilovatvalandžių elektros, nes visas procesas ant elektros gamybos. Tai yra iš elektros, tai jie taip rinkosi. Arba kur žaliava, arba kur realizacija, nes pats kuras irgi naudojamas laivų statybai. Kad vėlgi tiesiog pateikti iš kartą, kaip ir minėjot, kam į naftą vėl ir vėl su cisternom vežti pajūrį tą kurą. Tai čia toks ir pasirinkimas matosi aiškus tikslas, sakykime, bet klausimas, kodėl ne Latvija. Norėjau dar paklausti, merė, kodėl Papilė, gal žinot? Nes Papilė kaip ir strategiškai nelabai jau... Papilė vėlgi dėl elektros, nes iš tikro Akmenės rajonas iš vienos pusės turim džiaugtis, iš kitos pusės esam labai nedėkingi vien dėl to, kad per Akmenę eina visos galimos energetinės didžiosios, vadinkim, linijos. Tiek aukštos įtampos laidynas, tiek vadinama 330 voltų linija, tiek labai svarbus vamzdis, undergrido vamzdis, kur gali dujas tiekti iš karto į vamzdyną, nenaudojant jokią kitą transportą, nei geležinkelio, nei transportą. Tai šitoje vietoje mes dabar labai patrauklus tokiems stambiem gamintojams esam dėl būtent šitų, vadinkim, infrastruktūros, sakykime. Jų tikslas buvo, dėl Papilės pirmas tas buvo susitikimas, kur man irgi truputį šokė buvo, kad visų pirma bioetanoliui gaminti jie naudotų išgamintą žaliavą, jie čia tokį projektą kaip ir su Žvalgova darė, plus tipo pigią žemės, žalia masė, iš kurios galėtų gaminti bioetanolį, sakykime, plus ten, kas irgi man visiškas kosmosas, tai vienoje pusėje Ventos link Gumbokių statyti maždaug 18 vėjo jėgainių, o kitoje pusėje gamyklos. Tai dar klausiu, tai kaip jūs kabelį mesit per Ventos upę? Nu tai čia viskas įmanoma.
Tai iš tikrųjų, vėlgi žiūrint mūsų bendrojo plano kontekste rajono vystymo, mes visada sakėm ir aiškiai vertinam, kad Papilė tai yra vis dėlto Ventos regioninis parkas, kraštovaizdis, Akmenė taip pat, sakykime, istorinė prasme, Venta Naujoji Akmenė tai yra labiau pramonės, vadinkim, teritorijas, kas ir yra pagal mūsų bendrąjį planą. O Papilė, tiesiog ir atsakė, pigi žemė, tai sakau, palaukit, 400 milijonų investicijų žadat, o ieškot pigios žemės, tai truputį juokinga. Tai todėl jie matyti pabandė dabar kalbėti su Akmenės cementu, sakykime, bet kas, aišku, ten matoma apėjimo būdų, nes ta žemė nepriklauso Akmenės cementui, žemė priklauso valstybei, cementas tik nuomojasi, bet greičiausiai jie būtų įsigiję iš cemento ten esančius mazuto ūkio likusias cisternas ir tada jie tampa to sklypo bendrasavininkai, kur galėtų laisvai nuomoti, sakykime. Tai va, tai šitoje situacijoje, bet aš sakau, aš matau tokią galimybę, alternatyvą ir jiem, manyčiau, turėtume ir siūlyti, jeigu iš tikrųjų kalbėti apie tokią investiciją. Aišku, vėl įsiaiškinus, kiek tikros ir galimos taršos gali būti, kad kurti slėzę, būtent pietiniam teritorijai. Aš gal kaip patikslinti norėčiau, bet procedūros dabar eina ir Papilėje, ir Naujoje Akmenėje. Bent jau pagal informaciją laikraštį, kuri buvo. Galėtų patikslinti? Taip yra paskelbta poveikio aplinkai vertinimus, tai Barvydžių kaime ir kadastriniai numeriai sudėti. Viskas yra, kada aplinkai, tiek pas vis Naujoji Akmenė, tik pas mus. Tai galiu Papiliniškius iš visiškai nuraminti, kadangi ta teritorija pagal bendrąjį planą nėra numatyta kaip pramonės teritorija, ten numatyta žemės ūkio, tai natūraliai atsimestas pavas. Taip, bet tai sakau, ten numatyta, nebent jie eitų į karjerą, bet vėlgi, man atrodo, ten nenumatyta pramonės vystymo karjerą, tik galimybė iškasenų ir. Tai čia sakau, čia jau vienareikšmiškai mūsų bendrojo, vadinkim, bendrėjai dokumentai neleidžia daryti. Netgi ir dabar, kai visiškai atlaisvinta yra saulės ir vėjo energetika, tai labai gerai, kad įstatymė bent paliko kablelį, jeigu tai nenumato savivaldybės bendrėjai planai. Tai va čia mes turim tam tikrą apsaugą nuo tokių galimų bele kur, bele ką statyti. Jeigu taryba neleis, negalės. Ne, tai čia nereikia bendrojo planą keisti, įsivaizduokit, kiek procedūrų. Ne, bet jeigu pakeitimų nebus bendrojo plano, tai negalės. Aš manau, kad ir nebus. Nes mūsų kaimo žmonės surinka parašus ir viską, kad nebūtų. Ir prašė įteikti gerbiamą merui. Nors seniūnijos visos ir bendruomenės su 94 parašais, kaip mūsų kaime. Čia Glesiųjų Barvydžių. Tai kaip šitie Papilės procedūrą tada turėtų stabdyti pagal jūs? Aš galbūt šiek tiek paaiškinsiu situaciją. Taip buvo, mes gavom pranešimą apie planuojamą poveikio aplinkai vertinimą, pasiskambinau poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai, uždraksnį bendrovį nuominę konsult ir sakau, kaip čia dabar yra, visuomenė skambina, spaudoj perskaitė, kad yra Akmenės rajone 2 vietose, o mums atsiunčia pranešimą, kuris paskelbtas buvo oficialiai ir savivaldybės interneto svetainėje, kad yra nurodoma tik Naujoji Akmenė. Žodžiu, paaiškinimas buvo toks, kad pats veiklos organizatorius kaip ir ketino ir galutinai paskelbė spaudoj ir paskui galutinai, kai tik paskelbė spaudoj, galutinai apsisprendė, kad lieka tik Naujoji Akmenė. Toks buvo telefoninis paaiškinimas, kad yra tik viena vieta Naujoji Akmenė. Taip ir procedūra vykdoma tik Naujoji Akmenė. Aš dar vieną klausimą. Jūs sakėt, kad dujotekis eina, ar ne? Bet metanolis jis reaguoja į metalą. Ar tai pritaikyta būtent metanolio? Ne metanolio, atsiprašau, vandenilio transportavimo. Tai šiuo atveju klausimas, aišku, kiek jame reikia dujotikio ir mes būtume uždavę šitą klausimą, kur būtume irgi uždavinėję. Bet aš Papilę norėčiau perspėti Glesius, kad ten dar yra noras statyti
1-3 tūkstančių karvyną, būtent šalia Eglesių ir irgi su biodujų gamyba, būtent kad tas biodujas tiekti ant Artvydą vamzdį. Tai šitoj vietoj irgi čia nori dirbti agrokoncerno Karbauskio kompanija, kur valdo dabar, sakykime, Papilės ir ten kitas ūkė. Tai irgi, ten irgi. Ten labiau susijęs su agrokoncernu, kiek žinau, gal Adomas išėjo, nes ten agrokoncerno projektas, jie tik iš Valguvos nori žemę paimti šalia Eglesių karjerą, yra vėlgi kelias važiuojantis, numatytas hektarų sklypas, nežinau, jie bent patikslinkit, bandė, žinau, jau paskirtis sklypo. Ten kažkur, sakiau, net ne už miško, tai vat irgi buvo tokia diskusija, bet aš sakiau, kad tikrai visuomenė nepritars, nes Papilė atsiras tarp skirtingų 3 taškų, 2 karvynų ir 1 kiaulidės, kas irgi nemanau, kad papiliniškiams suteikia komfortą gyventi jau ir šiandien. Aš galiu patikslinti, kad įstatymas yra padarytas taip, jeigu į vamzdyną pateki 10% biodujų, tai tada visos dujos tampa bio. Tai čia tokį įdomų nonsensą padarė, bet aišku, dėl Europos padaryta, kad mes atrodytume kuo gražiau. Tai nežinau, ar turi dar kažkas klausimų? Jo, tai iš tikrųjų turbūt. Turim klausimų Seimo nariui, bet kad jis pasikavojo, kažkaip. Iš tikrųjų norėčiau taip, galbūt tokiam platesniam kontekste pateikti šitą gamyklinį tokį pasiūlymą. Būkim savotiškai tokie didesni šeimininkai savo žemės. Iš tikrųjų, sakykime, Europos mastu minima, kad pati didžiausia gamykla Baltijos šalyse. Tai kodėl Danai pas save šitokio galingumo gamyklų nestato, o būtent į tą mūsų varganą kraštą, kur atrodo tie 440 milijonų, mūsų kažkaip vilioja, jų mes negausim. Ir iš tikrųjų tai norėčiau taip kažkaip blaiviai pažiūrėtumėm į visą tą pasiūlymą ir, tarkim, sovietinė sistema ir kapitalistinis pasaulis taip pat ateina su tokiom pasiūlom. Jeigu mes kaip rajonas buvom pirmieji kolūkiai, už kurios gaudavo apdovanojimus, medalius, nebūkim tais pirmūnais bet kokioj sistemai. Žiūrėkim taip šeiminiškai, lėtesnė žemaitiška mąstysena, pasižiūrėkim, kaip veikia tos gamyklos kitose šalyse, pačioj Danijai. Ir ateis laikas, gal ir priimsi, jeigu tų pasiekmių neturėsim. Tai šiek tiek solidžiau, lėčiau, žemaitiškai ginkim savo teritorijas. Ir jeigu jie taip veržiasi į mūsų kraštą, pas save nestato, tai čia yra įtarimas didelis, kad tai nėra labai tinkama ir ekologinė prasme, ir saugumo prasme. Aš Antanai papildysiu, vis dėlto mes leiskit atsakyti. Leiskit atsakyti. Aš atsakysiu, kadangi buvo ir labai gera mintis apie bendrą ekologiją ir žemę. Tai visų pirma, mes pažiūrėjom jų puslapį, jų plėtra didžiulė. Ir pas jos pačius ta gamykla nėra pasakyta didžiausia Pabalty, nes jinai iš viso atsiras tik pirma Pabalty tokio tipo. Danijoje taip birželio mėnesį yra to pačio tipo gamykla ir jie statosi pas save ir paleidžia birželio mėnesį. Aš noriu atkreipti, kad jeigu mes kalbam irgi tokiom gražiom mintim apie apsaugą, tai kalba vis dėlto apie vandenilio gamybą. Vandenilio šiandien jau yra naudojamas, jeigu netgi atsidarysit Hyundai puslapį, jūs galite Lietuvoje nusipirkti vandeniliu varomus automobilius. Hyundai'us būtent yra jau autobusai varomi, sakykime. Tai aišku, natūralu, kad pasaulis ieško alternatyvą iškastiniam kurui. Vienas iš alternatyvų yra būtent vandenilio kaip tokio naudojimą. Ir aš tikiu, kad technologijos eis į priekį. Ir aišku, aš suprantu, kad klausimas, ką darys arabai ir visi kiti, kai nieks naftos nebepirks. Tai va čia yra situacija tokia vis dėlto globalinio požiūrio ir šiandien vandenilis, sakykime, toks kaip produktas, jis yra siejamas ir visų. Valiau, tai gal gali atsakyti, kodėl dėl... Ta pati klausimą. Ta pati. Vienas trumpas klausimas. Kaip bus renkami rajone
žmonių parašai. Ar bus sudarytos sąlygos seniūnijoje, galbūt gal rajone pačiam. Darbėniškiai surinko daug parašų. Pasiekim jų pavyzdžiui ir mes, kaip visuomenė, parodykim, kad esame. Tai, žinot, visą laiką pirmą reikia žinoti, ant ko rašais. O kad visuomenė šiandien pasakyti prieš, aš sakau, aš čia susidūriau visada. Tai tas ir yra, kad ateikim į tą susitikimą, išklausykim, įsiaiškinkim. Galų galę sakau, birželio mėnesį aktyvas kažkoks, nuvažiuokim savivaldybę, padengs išlaidas ir iki Danijos pasižiūrėti, kaip veikia ta gamykla, kokia natūraliai tarša. Aš visada priėmu sprendimus, kada giliai įsitikiu. Labai paprastas pavyzdys, valymą įrengimų statė, buvęs vadovas, garbingas vadovas Beržinis, norėjo kompostavimo aikštelę daryti šalia valymą įrengimų. Sakau, negalima. Ąžuolo sodo bendrija šaibom išeis, atsiprašant, smirdės. Ne, nesmirdės, merė nesmirda. Kur? Parodyk, padaryta yra. Vilniui Bestra, viena didžiausia įmonė, daro kompostą ir taip toliau. Gerai važiuojam. Atvažiavom smirda. Mažeikiai verkia smirda. Jokių būdų. Statot kompostavimo aikštelę prie Pašakarnių buvusiam senam sąvartyne. Taip, suprantu, dumblą reikia nuvežti 7 km, visi norėtume vietoj. Ta prasme, visada reikia įsitikinti, o ne sakyti, tuoj mes prieš, sakykime. Tai galėjom sakyti, iš viso to dumblo nedaryti. Dabar visos savivaldybės veža iš Šiaulius į vandenis, jį ten presuoja, paskui atveža į cementą įdeginti. Daug nežinom, ką cementą šiandien degina. Va, sėdė Apolinaras, buvęs senieji tarybos nariai, kokie protestai buvo prieš padangų deginimą. Šiandien degina cemente padangas. Ta pati dumblą degina, bet jeigu būtume mes dumblą deginę vežti, tai manau, kad šiandien vandens kaina pas mus būtų apie 30% brangesnė, nes už ačiū nenuveši. Šiaulių vandenis imtų vartų mokestį už tam tikrą 1 toną, nes nieks už ačiū irgi nedžiavins ir negranuliuos to dumblą, sakykime. Tai aš šiuo atveju vis dėlto sakyčiau, žinot, rinkti protestų vardant ko, nežinant dėl ko, tai čia truputį, manyčiau, kaip ir visada, žinot, aš visada tų protestuojančių rasim, kas norim protestuoti. Gražu protestuoti, bet ar už ką? Tada įsiaiškinkim visi. Aš sakau, yra alternatyvų daug, įsitikinant ir išsiaiškinant. Iš tikrųjų, gal šiandien nepavyko gauti atsakymų, tai tikėkime, kad kovo mėnesį pavyks gauti tos atsakymus. Jeigu jau tada nepavyks, tai tada jau kitas žingsnis bus parašų rinkimas ir kiti dalykai. Ir iš tikrųjų ministerija tikiuosi kitų laiką atsakys dėl Suminės Akmenės rajono taršos. Kad mes žinotumėm, kokioje situacijoje mes šiai dienai esame. Nes gali būti, kad teks spręsti, ką įsileis, ko neįsileis. Gali būti ir taip. Ne, tai jau sprendžiam. Tai sakykime, tai ypatingai dėl Lezo, kas šalia miesto yra, sakykime. Aš galiu pasakyti, norinčių yra ir šaudmenų įmonės statyti Lezo teritorijoje. Bet irgi klausimas rizikos šalia miesto. Kitas dalykas, tokie subjektai natūraliai atbaido normalius subjektus, nes tampa padidintos rizikos. Nemanau, kad atsiras įmonė norinti statyti šalia šaudmenų gamyklas, kai nežinai, kuom gali baigtis, galų gale ir toj visoj globaliniai situacijai matote, kur pirmoje eilėje atakuojamos priešių, kaip sakyti, objektai, visi, kas susijęs su karinė infrastruktūra. Tai kaip šiandien komendantas sakė, su kuriuo bendravom, kad jūs dar Akmenė galite būti ramus, kad viskas orientuota ties Šiauliais. Ties Šiauliam ir sakau, jūs ten ir koncentruokite, sovietmečių buvo uždaras miestas, tai ir dabar ten kariuomenė, oro uostas, taip toliau darykite ten visą pramonę, mums nelabai reikia tų šaudmenų. Tai gerai, visą informaciją, ką gaunam, viešinam, tiek savivaldybė. Tai sakiau, aš manau, kad ir Ilona girdėjo, ir administracijos direktorė. Aš atsiprašysiu, noriu paklausti Seimo nario. Sakykit, ar tokios įmonės, ar įmonės vadovas yra tikrinamas, ar saugumo, ar dar kažkieno, nes spaudoje nuskambėjo, kad Lietuvos verslininkams tai yra privalu pasitikrinti saugume, ypač norint statyti elektrinių parką, bet būtent tos dabartinės įmonės vadovui, apie kurią mes diskutuojam, jam kaip ir nereikia, nes teko man atlikti namų darbus, ką, sakykime, ir tarybos nariai galėjo padaryti, ar meras, ar dar kažkas,
kurie gavo informaciją ir pasitikrinti. Nes čia yra labai daug įmonių prikurta vieno asmens, būtent to, nors jam niekas neuždraudžia to daryti. Toliau stebint įmonės turi minusinį pelną, minus 180 tūkstančių, viena įmonė. Čia viena įmonė tokį pelną turi minusinį ir jinai dar toliau dingsta sekimas tos įmonės. Valstybinės institucijos nebeseka ir nebepateikia informacijos. Kitos vėlgi daug įmonių, visos minus. Toliau šis asmuo turi labai daug kolegų, kurie yra lietuviai. Tai internete radau tokią pastraipą, tokį puslapį, atsinaujinančios, aš akinukus užsidėsiu, atsiprašau. Atsinaujinančios energetikos projektų finansavimas ir susijungimai bei įsigijimai sprendžiant iššūkius. Ir ten dalyvauja tokie asmenys. Mūsų minimi Valerij Judim, Danas, Suma Advisers, irgi Danas. Prieisiu ir prie to asmens. Toliau partneriai yra Lietuva, partneris iš Lietuvos Jonas Rimčius, Igničio grupės finansų direktorius, vykdomosios valdybos narys Lietuva Aivataras, Vizgirdas, atsiprašau, šalies Tadas Navickas, galiu ir suklysti, reikia truputį smegenimą. Bet žiūrėk, šitas pavardės nieko nesako, aš taip. Sako, tos pavardės sako, daug ir Kund, tame tarpe ir dabar apkalbamas mūsų Kund Erik Andersen. Tai gal čia, sakykime, pas Danų būna Andersenų labai daug. Kiek aš prisimenu, Andersenas ir pasakas rašė. Tai gal ten... Žiūrėkit, labai gaila, kad vėlgi kūrėt sąmokslo teorijas. Ta įvardinta pavardė yra viso Danijos koncerno savininkas. Kitas dalykas, kad patikra vyksta, tai tikrai. Aš irgi negaliu per daug kalbėti, nes galiu tik pasakyti, kad VSD darbuotojai atvažiuoja bent pas mane į metus po 2-3 kartus. Ir būtent energetiniais klausimais. Ir mes kalbam ir panašiai. Ir yra kiti dalykai, ir tam tikri geopolitiniai, ir tų pačių ukrainiečių atvykimo problematika, ir Rusijos piliečių pas mus apsigyvendinimas, yra ir tokių dalykų. Tai bendravimas vyksta, tikrinimas vyksta, tai nepergyvenkit, kad teisinė sistema Lietuvos leidžia įsikurti įmonėm ir neturėti nei statinio kapitalo, nei kažkiek pajamų, sakykime. Tai čia vėlgi klausimas mūsų teisinės sistemas. Aišku, giriasi Lietuva, kad įkurti įmonę galima Lietuvoje per vieną dieną. Dabar nereikia ir nuostatų, ir ką, įstatinį kapitalą pasidaryti, nežinau kiek minimalus, 3000 eurų, bet tai vėlgi nesuvaldybės problema. Tai šiuo atveju iš kitos pusės įmonės veikia finansavimai ir kiti ateina iš įvairių dabar fondų, bankų. Patikėkit manim, jokia įmonė į tokį verslą neateina su savo kapitalu. Visada ateina su banko skolintais, ypatingai dabar pensijų fondai madingi, tas pats mūsų vėjų parkai, kur buvo irgi, žinau, tai vokiški pensijos fondai dalyvauja. Ta prasme, renkama čia informacija, nėra taip, kaip jūs sakot, bet klausimas, kas savivaldybė pasakyti, žinot, jūs kadangi įmonė su vienu darbuotoju, mes dabar draudžiam jums. Taip, gal, ką jūs ir girdėjote, kada taryba gali vetuoti, yra pasakyta motyvuotų pasiūlymų. Tuos motyvus reikia surinkti. Vienas didžiausias motyvas yra vis dėlto bendruomenės nesutikimas, sakykime, su galimu atsirandimu taršėjų, kaip aš dėkingas Kivylių bendruomeniai, kuri irgi atstovėjo dėl
dėl vėjo parko ten galimybės atsiradimą, nors ta istorija nesibaigė. Kaip aš sakau, mūsų bendrasis planas jau teisme 3 metai. Aš ko gero galvoju, jau 10 metų ir praeisant, net ten po 10 metų reikia naują planą. Bet procesai vyksta, mokami advokatam pinigai, tai nėra taip paprastai, bet tai nereiškia, kad savivaldybė nesistengia atstovauti gyventojų interesų. Aš iš tikrųjų galiu atsakyti, kadangi aš pats dirbu energetikos komisijoje Seime, tai mes turim slaptus posėdžius, kur ateina visos tarnybas ir tie klausimai yra keliami. Pavyzdys, rytoj biudžeto finansų komitete turėsim slapto posėdį, kur dingo pensijų fondai 30 milijonų kazino pralošti, tai taip pat bus su visom tarnybom, kurios galbūt atliko, neatliko savo darbą, o aišku įmonės, kurios atsiranda ten per dieną ar per mėnesį, tai turbūt reikia visiems vertinties daug atsargiau. Į tokias įmonės atsargiau žiūrėti ir per pradinės veiklas vertinti. Bet tai yra vertinama. Bet žinoma, jeigu randat kažkokios informacijos, viešumas irgi duoda savo efektą, kaip sakant, jeigu kažką randat paviešinti. Tai ką, ačiū visiems už bendruomeniškumą, už domėjimąsi, bet, kaip sakant, kova dar nesibaigė. Kovo mėnesį gal gausim visus trūkumus atsakymus.